Labas vakaras, labukas. Taip, pasisveikinam. Tai šiandieną jūs atėjote į webinarą mano, vieną iš webinarų, kurio pavadinimas yra Iš chaoso įklestinti gyvenimą. Ir mes kalbėsime apie tai, nes tikrai labai daug žmonių, kas iš jūsų galite šiai dienai pripažinti, kad jų viduje jaučiate chaosą, kad arba aplink yra chaosas, ne, arba sunku susirinkti save. Man paplisuokite, gerai, man reikalingas iš jūsų. Arba rašykite aš, arba plisuokite. Tai yra labai svarbus momentas, kadangi aš visą laiką pagaunu jūsų dėmesį. Ne? Tai yra gyvuosiuose offline kursuose. Visą laiką sakoma aš ir tai yra vienas iš tikslingų metodikų, ne, kurie verčia jūsų smegenis įsijungti. Aš. Aplink chaosas, bet aš jo nebejaučiu. Gedrutė, labai gerai. Aha, plius, aš. Harmonija padeda pamiršti chaosą, super, chaosas aplink. Plius, aš, mažas chaosas. Visata mane lepina labai gerai. Plius. Oho. Sveika Marija. Plius. Ok, taip, tai chaosas tikrai yra stiprus šių dienų žmonių palydovas. Labai daug žmonių gyvena chaose, gyvena strese ir ypatingai mes moteris, kadangi mes labai mėgstame atiduoti save visiems kitiems, tik ne savo, pasirūpinti visais kitais, tai yra iš tikrųjų mūsų prigimtis ir nieko čia keisto nėra, bet tai labai dažnai atveda į chaosą. Mažą chaosą lengva jį suvaldyti. Jeigu aš skaitysiu vien tokius komentarus, aš būsiu labai laiminga. Pradėsiu iš karto nuo to, apie ką aš kalbėjau storiuose, kad mes turėsime loteriją, kad paskui nebegrįžti prie to, kad jūs tikrai galėtumėt dabar jau užsiregistruoti. Ir laukti galimybės laimėti jūsų prizus. Mes šiandieną turime prizų, mes turėsime, dalyvės gali laimėti vieną mačą rinkinį, paskui kitos dar ruošime dar keturis, ne, kas yra viduje, tai yra šluotelė, pati premium mača, šluotelės laikiklis ir spūnas, šaukštelis. Tai va, tai yra nuostabi mača, labai kokybiška japonų, kuri padeda susikoncentruoti, nes šiaip savo mača pasirodė mūsų webinaro metu. Mača yra vienas iš tokių saugesnių, sakykime, būdų sukoncentruoti savo dėmesį, bet ne ilgalaikė, aišku, perspektyva, bet tik tada, kai reikia. Nereikia užsižaisti ir mača yra geras pagalbininkas, bet jį negali atstoti jums iš tikrųjų sistemos. Taigi, bus galimybė laimėti telefono dėkliuką. Blemba, kodėl aš tai pasakoju? Va, čia yra mača, jūs galite pasinaudoję kodų Marina15, aš niekada pastebėkit, kas stebite mane Instagrame, aš niekada nedalyvauju tokiuose dažniausiai dalykuose, kur yra kodai, bet mano renginio metu leidžiu savo tai padaryti. Tai va, su kodu Marina15 matchashop.lt jūs galite gauti 15% nuolaidą ir tai irgi yra gerai, jeigu jūs nelaimėsite šio rinkinuko šiandieną. Taip, dėkliukai, nuostabus dėkliukai iš priminimas.lt, ne, tai yra dėkliukai su mano motyvacinė fraze, ne, tai jūs irgi galėsite jį laimėti. Bus galimybė laimėti vėlgi. Grįžtam. Premium paketo sekančio mėnesio narystė, tai bus lieknėjimo maratonas, mes einame į gegužę, bus lieknėjimo maratonas, tai bus ypatingas maratonas, mes vėl grįžtame, tai bus maratonas, sakykime, pradedančiosioms, nes žinau, kad yra labai daug naujų narių ir mane sekančių naujų moterų ir praeitą kartą, pavyzdžiui, lapkritį, mes turėjome lieknėjimo maratoną, jis buvo toks stipresnis ir ten jau reikėjo įgūdžio. Ir kad nebūtų taip, kad jūs ateinat, nespėjate ir nusivilėte savimi, šį kartą mes einame nuo pradžių ir daug dėmesio skirsime kvėpavimo išjudinimui ir tokiems lengvesniems pratimams, per kuriuos reikės pajausti kūną, kurie užbūstins būtent lieknėjimo procesą. Taip. Ar po webinaro galės registruotis gauti dovanų? Tikrai ne. Dovanas galės laimėti tik tos, kas užsiregistruosite ir būsite iki webinaro pabaigos, kadangi laimėjimas vyks webinaro pabaigoje ir mes išsiųsime jos toms, kas bus čia ir dabar. Tai va. Toms, kurios užsiregistravo ir neatėjo, nepriklauso dovanas. Tai va, lieknėjimo maratonas ir dar vienas prizas, tai bus Gražaus gyvenimo akademijos basic narystė, aš paaiškinsiu be abejo, kas tai yra, irgi 1 mėnesio prenumerata. Tai va, tai pakankamai daug dovanų, verta būti iki pabaigos. Na ką,
Komanda sakė, kad reikia vis tik prisistatyti ir parašyti regalės, va, jums yra įkelta nuoroda, tai jūs užsiregistruokite ir pabaigoje tiesiog mes atliksime laimėjimą ir išsirinksime laimėtoją. Aš nenoriu šiandieną kalbėti visas mano regalės, apie visus mano išsilavinimus, apie tai, kur aš mokiausi, ką žinau, kiek aš ten pasiekiau. Niekartą, žinokit, panos nesu dalyvavusi kažkam webinare ar renginyje, kur žmogus išeitų, sakytų, nieko nemoku, nieko nežinau, klausykitės manęs. Visada, žinok, prisirašyti galima tiek ir dar daugiau visokių diplomų prisikabinti ir panašiai, bet tai nėra pagrindinis laimėjimas. Ne? Vat mano šios dienos pagrindinė regalė, kurią aš noriu su jumis pasidalinti, iš tikrųjų, tai yra tai, vardan ko aš dirbu. Aš net paskaitysiu žinutę, kurią aš gavau. Ne? Svarbiausia, vakar gavau, šiandien žadėjau storiuose pasidalinti, bet nespėjau. Man taip atrodo, kad pas kažką yra įjungtas mikrofonas. Gal galite patikrinti? Labai noriu paskaityti jums. Svarbiausia, ką aš gavau per tuos 2 metus, ir tu, Marina, žinai mano istoriją ir mano išgyvenimus, aš gavau didžiausią stebuklą, rašo viena iš dalyvių. Prieš 2 metus man buvo diagnozuota, kad aš niekada negalėsiu susilaukti vaikelio. Ir šiandien aš po savo širdim nešioju gyvybę, kuria jau yra 19 savaičių. Mergina atėjo į norų tada maratoną ir su diagnoze nevaisingumas ir jai buvo pasakyta, kad ji niekada neturės vaikų. Ir tuo metu mes kalbėjome ir pradėjome veiklą ir pradėjome dirbti, nes toje būsena, kurioje buvo, ne, kuri įtakojo jos fizinę būseną ir fizinę būseną, kuri įtakojo jos psichologinę būseną, pastoti buvo neįmanoma. Bet ar tai yra tiesiog neįmanoma? Jau tada sakiau, kad ne, tai nebūtinai yra tiesa. Ar aš garantuoju tau rezultatą? Ne. Bet dirbkime, pakeiskime būsę, pabandykime. Ir jį rašo, ir aš žinau, kad ši gyvybė išvis šį pasaulį, nes aš į šią būseną atėjau su visai kitokia energija, su meilė ir dėkingumu savo ir pasauliui. Ir viso to pradžia buvai tu, Marina, ir Gražaus gyvenimo akademija. Aha, aš nuo vakar, aš jau verkiau, jau žinokit, kad kartą aš verkiau nuo vakar, dėl įsivaizduoti. Ačiū, ir tai yra tikrai stebuklas, kurio pasiekiau kartu su tavimi ir su Gražaus gyvenimo akademija. Stovykla, jūs kai pamatysit, jau rugsėjai mes turėsim vaikę, aš sakau, vakar man toks jausmas buvo, kad aš būsiu močiutė, žinot, kad man vaikai pasakė, kad jie yra nešti. Stovykla ir pokyčių savo galvoje. Dėkinga labai, kad atradau tave ir kad sugebėjau nesustoti, stengtis dėl savęs pirmiausia. Vat būtent dėl šių žodžių aš norėjau pasakyti, daskaityti iki šių žodžių, kad nesustojau. Aš be jūsų ir be jūsų tikėjimo ir be jūsų ryžto daryti tai dėl savęs, aš negaliu nieko. Aš esu tik šaltinis žinių, patirties, ne, kažkokio pagalbos, bet jeigu jūs nedarysite, aš be jūsų negaliu padaryti nieko. Bet va tokie rezultatai, va tokios istorijos, tai ir yra mano pagrindinės regalijos. Ne, kai pas jūs buvo nugaros skausmai didžiausi, jų nebėra. Ne, kai buvo sunkios mintis ar skyrybos ir jų nebėra. Ne, kai va, buvo diagnozės tam tikros ir diagnozių nebėra. Nes tai nėra nuosprendis. Labai daug, aš nevaidinu Dievo ir nekonkuruoju su gydytojais, tikrai ne. Tiesiog tam tikrose mūsų būsenose kažkurie dalykai yra neįmanomi. Bet kai pasikeičia būsena, kai pasikeičia mūsų fizinė būsena, psichoemocinė būsena, kai mes perrašome savo pasąmonės programas, kas nėra kažkokia mistika, tai yra tiesiog programos, kuriomis mes funkcionuojame, galima labai daug ką. Labai jaudinanti žinia, labai pažįstamas tas nevaisingumas. Aš tikrai žinau, kad yra daug moterų su skirtingomis diagnozėmis. Ir beveik, negaliu tai pasakyti. Ir daug iš jų tikrai gali būti pakeistos. Pas mane irgi buvo gimdoje polipai. Ir man sakė, pastebėkime dar kažkiek prieš pjaunant, ne? Nes pjauti visada spėsim, jeigu neauga, žodžiu, stebim, jeigu neauga, viskas gerai, jeigu pradės augti, išpjausim. Tai va šiemet, kas irgi stebite mane galbūt ilgesnį laiką, aš grįžusi į Ispaniją, aš dabar gyvenu Ispanijoje, tai va buvau grįžusi sausį, man taip atrodo berods, ar vasario mėnesį, kai aš buvau Lietuvoje, aš buvau pas pas mano dantistą, ginekologą ir mes pasidarėm echoskopą ir paaiškėjo, kad jokių polipų mano viduje nebėra. Ne, aš irgi užtrukau tam 2 metus, tam, kad išvalyti polipus. Dabar liko išvalyti 3 cm akmenį tulžies puslėje ir viskas bus. Liuks, tai va, tai yra pagrindinės mano regalijos, ne? Nes visa kita nublanksta. Kas iš to, kad aš galiu turėti žinių?
jeigu aš negaliu jums padėti? Kas jums iš to? Jums turi būti nauda, ką aš galiu duoti jums, ne? Kokią naudą, ką aš iš tikrųjų pasiekiau. O mano pasiekimai yra ne mano diplomai. Aš niekada nesu pakabinus savo kabinete nei vieno diplomo. Nes pasiekimas yra ne diplomas, pasiekimas yra rezultatas, su kuriuo jis iš manęs išeina. Ir jeigu man pavyksta pasiekti rezultatą, reiškia, aš žinau, kad aš esu teisingame kelyje. Tai va, svarbiausia, kuo aš noriu pasidalinti su jumis šiandien, netvirai, tai yra, kodėl aš kalbu apie chaosą ir apie klėstėjimą, tai yra tai, kad aš turiu ADHD, ne, tai yra dėmesio deficito ir hiperaktyvumo sindromas. Jį išskiria kaip sindromą, bet aš noriu jums pasakyti, kad tai nėra tiesiog madinga. Tai yra pakankamai dažna ir kuo toliau tai yra dažniau, bet tai reiškia, kad mano protas šiaip bazinėme lygmenyje, jis veikia prieš mane, jis nėra mano sąjungininkas, ne? Jis visą laiką bando nukreipti mano dėmesį kažkur kitur. Iš vienos pusės tai gali būti mano privalumas, jeigu gebėti juo pasinaudoti, jis teikia labai daug privalumų. Tačiau kol aš nemokėjau to pasinaudoti, jis tiesiog griovė mano gyvenimą. Jis buvo davedęs mane iki sunkios psichoemocinės būklės, kai man asmeniškai buvo nustatyta vidutinio lygio depresija su suicidaliniais polinkiais. Ne, man buvo atlikti testai, tada kažkodėl nebuvo nustatyta jokia ADHD, bet tai buvo, aš dar neturėjau Nilo, tai reiškia, tai buvo kažkur prieš 15 apytiksliai metų, ne, tada nebuvo dar taip plačiai dalyjamos diagnozės, nors ir dabar. Aš nemanau, kad tai yra psichinis sutrikimas, aš tiesiog esu kitoniškas žmogus, ne, mano neurologija funkcionuoja kitaip ir mano smegenys funkcionuoja kitaip. Tai tam, kad funkcionuoti šiame pasaulyje, kuris turi savo taisyklės, aš turiu prisitaikyti ir aš turiu suvaldyti savo protą, neatsisakyti jo, bet padaryti taip, kad jis tarnautų man. O čia ir aš pasakysiu jums dar ir kokia užduotis, ne? Kaip aš gyvenau anksčiau. Žmonės, galbūt jūs atpažinsite save, ne, tame, kad aš gyvenu mentaliniam chaose, nuolat tūkstantis minčių, be abejo tūkstantis idėjų, kurios visą laiką sproginėja ir atrodo, vau, galėčiau padaryti tą, vau, galėčiau padaryti tą, ten minčių daug ir jos visą laiką, kiekviena mūsų mintis reikalauja iš mūsų energijos. Ji yra kaip atidarė langelį internete ir ji ėda, ne, reikalauja, valgo tavo atminties ir energijos gigabaitus. Ir tai yra šimtai atidarytų langų ir kiekvienas iš jų šaukia, ei Marina, nepamiršk manęs, tu apie mane galvoji ir manęs nepamiršk ir mes čia sugalvojom tą daryti, reikėjo močiutei paskambinti, čia nepamiršk apmokėti sąskaitų, baudą gavai, ten paskambinti. Ir kartais norėdavos atsisėsti va taip ir pradėti šaukti tiesiog iš to, kad aš nebesuvaldau minčių srauto. Ne? Tai yra pojūtis nuolat, kad aš atrodo noriu daug, bet ko iš tikrųjų noriu, nežinau, kur einu, nežinau, susifokusuoti į kažką vieną. Yra labai sunku, aš atsisėdu, jeigu neduok Dieve pamačiau kažką Instagrame, viso gero, aš jau ten, neatsidariau Instagramą pažiūrėti kažką, jeigu neduok Dieve atsidarė rekomendacijos, auf Wiedersehen, žiūri išlendi po valandos, jau nieko nebepasidarei. Tai yra nuolatinė prokrastinacija, tai yra atidėliojimas iki to momento, kol jau dega. Ne, jeigu tai nedega, šimtas kitų reikalų, kai jau dega, atsisėdi ir padarai per vieną naktį arba per paskutinės ten 2-3 valandas. Tai yra nuolat funkcionuojantis dalykai, nuolat funkcionuojanti sistema. Ir pervargimas tuo metu, būtent pervargimas, tas, kas vadinama dabar yra perdegimo, ne, tokių, kai išsibarstimas ir jėgų neturėjimas, tai buvo mano nuolatinis sąjungininkas. Ne, aš gyvenau tokiame režime, atrodžiau aš va štai taip, nuotrauka, kur aš esu su žaliu hudžiu, tai yra daryta prieš 5 metus, tai yra pirmoji mūsų gražaus gyvenimo akademijos mankšta rytinė. Tai va tokia aš išėjau, tai buvo mano realija ir taip aš iš tikrųjų gyvenau. Nuotrauka, kur aš esu su oranžinė suknele, yra daryta prieš, ne prieš, čia Nilai buvo 4, man taip atrodo, ar 3, žodžiu, maždaug prieš 11 metų maždaug, jo, tai va šitai nuotrauka yra 11 metų. Kaip jūs manote, ne, man reikia šiek tiek jūsų interaktyvumo. Vat, ar nerimo mano viduje buvo mažiau ar daugiau, kai vat, aš gyvenau taip? Plius, minus, daugiau pliusas, minusas mažiau. Nepasitikėjimo savimi. Buvo daugiau ar mažiau? Jūs pliusokit, aš jau matys. Linkusi, ar aš buvau labiau linkusi nusivertinti, ne? Ar aš buvau linkus palaikyti save? Nusivertinti pliusas, palaikyti save minusas. Ar jausmas, kad su manimi kažkas ne taip, visiems atrodo sekasi, o aš nesuprantu, kaip visko įmuosi, čia aš jau noriu šitą daryti, pradedu, nepasidarau, čia šitą darau, viską pradedu, nieko nepabaigiu. Jo.
pasitikėjimas savimi lygis buvo visiškai nuėjęs į apačią. Jo. Ir ar aš jaučiau, ar aš gyvenau be malonumo? Taip, vienareikšmiškai aš gyvenau be malonumo. Ir manęs klausia dažnai, dabar aš darau, ne, dabar aš gyvenu kaip, aš turiu 3 faktiškai verslus, ne, kiekvienam iš kurių reikia manęs, aš turiu 3 vaikus, aš gyvenu kitoje šalyje, turiu vyrą, kuris gyvena Lietuvoje, ne, mes skraidome, aš turiu šunį, aš turiu akademiją, aš turiu begalę veiklų. Ne, aš dirbu nuo ryto iki vakaro, aš vedu mokymus, gyvus mokymus, dirbu su studentais ir aš viską atrodo spėju. Ir man klausia, kaip tu nepavargsti? Aš tikrai pavargstu. Bet pavargti nėra baisu. Kai aš pavargstu vakare su to pojūčiu, kad aš darau, ne, kad aš augu, kad mano gyvenimas tikrai klesti. Pavargti yra nebaisu. Tai niekada neatves jūs į perdegimą, nes perdegimas yra pasipriešinimas. Kai yra pasipriešinimas, įvyksta va tas trumpas sujungimas. Kai jūs einate kaip srovė, jokio trumpo sujungimo būti negali. Tu atsiguli, aš atsigulu, ištiesiu kojas, atrodo, nuovargis yra maks, bet veidai yra šypsena. Baisu yra nepavargti. Baisu yra, kai tavo gyvenimas nustoja tau patikti. Kai tu klausi savęs, o nafiga? Ane, o kas toliau? O kur aš? O kam aš? O nejaugi taip ir bus visada? Nejaugi aš tam ir gimiau? Pažįstamos kam nors mintis? Šitos man jos yra pažįstamos ir būtent todėl, ne dėl regalijų, o būtent todėl aš žinau, kad aš galiu apie tai kalbėti. Nes aš išlipau iš pakankamai stiprios duobės, į kurią grįžti nenoriu ir į kurią patekti, nepatekti padedu moterims, ne, ir išlysti, iš kurios padedu moterims. O taip. Nebijokit, labai, kuo daugiau jūs dalysitės panus, tuo geresnius rezultatus jūs pačios ir gausite iš šio webinaro ir galėsite pasidalinti jais su kitais. Jo. Kas tol, jokio tolko, ne, koks skirvo, tai kad aš turėjau, pavyzdžiui, daug žinių, aš jau tada turėjau 3 bakalaurus, aš jau turėjau magistro laipsnį, aš turėjau begalę žinių, aš mokinausi, diplomas ant diplomų, va tiek pas mane yra, aš niekada jų nekabinau, bet jų yra galbūt šiek tiek. Ne? Ir kas tolko iš to, kad mes turim žinių, nes mokykloje mus mokino, jaunystė, paminėjote visas mano mintis, tai jos buvo ir mano tiesiog. Mokykla sakė, žinios yra auksas, žinių ant pečių nenešiosi, ne? Žinios yra svarbiausias tavo šaltinis ir sėkmės garantas. Ir ką, turėjau žinių. Ir ką aš dariau, aš dirbau po daug valandų labai, atrodžiau, kaip jūs matėt, kaip aš atrodžiau, ne? Ir dirbau mažam kabinetuke Žvejų gatvėje. Ir jaučiausi visiškai nusikalus ir be prošvaisčių. Aš dirbau po 15, po 18 valandų per dieną, tiesiog kaip arklys, žinot, uždėjo ir kaip asiliukas. Ir kiekvieną dieną būdavo kaip švilpiko diena, viskas ir tas pats. Žinios yra potenciali tavo jėga. Žinios nėra jėga. Tu negali nieko su jumis padaryti. Ne? Tai tada sako, okei, žinios yra nieko. Veiksmas. Tu turi veikti. Ne? Tada bus rezultatas. Tada čia yra veiksmai, yra jėga. Okei, bet jeigu aš turiu žinių ir pradedu veikti, bet nežinau, kokia linkme veikti. Jeigu aš nežinau, kaip veikti, kur dėti žingsnius, į kur aš einu, ar veiksmas duos man tai, ko aš noriu? Ne, neduos. Jis mane kažkur nuves, tas veiksmas vienareikšmiškai. Bet ar man patiks ten, kur aš ateisiu? Labai didelė tikimybė, kad nepatiks. Todėl labai daug žmonių nėra patenkinti savo gyvenimu. Nes gyvenimą keičia ne žinios. Ir veiksmas keičia, bet aš turiu omeny į tai, ko aš noriu. Gyvenimą keičia struktūra. Gyvenimą keičia sistema. Ir sukurti sistemą, va čia yra meistriškumas. Kai tu žinai, kaip funkcionuoja sistema ir kai tu tą sistemą įdiegi savo į gyvenimą, va tada prasideda augimas ir klestėjimas. Nes aš, kada jau sustruktūravau savo kūną kaip sistemą, pradėjau taikyti tai savo, pradėjau taikyti tai savo klientams, aš pradėjau augti kaip specialistas. Bet verslas, pavyzdžiui, mano, neaugo, kol aš nesutikau Nastios Kikavos, Ana Kikavos, jūs žinote Instagrame. Ir mes jį tada irgi nedirbom, mes buvom naujokės Instagrame ir sako, davai darom. Jis jau mokinosi strategijos, ir jis šiaip iš prigimties yra labai organizuota ir strategiškai mąstanti irgi. Ir jis sako, reikia daryti taip, ir jis sukūrė sistemą augimo verslui. Ir viskas pradėjo taip augti.
Nes jeigu ji nebūtų atėjus, aš būčiau gera specialistė Klaipėdos regione, nu, mane ir taip žino, aš jau ten augau, ten aš jau tada turėjau akademiją, kurioje buvo, nu, ten keli šimtai gal tuo momentu žmonių, bet akademija kainavo ten ar 7 eurai per mėnesį, ar 15 eurų, man tai atrodo per mėnesį. Suprantat? Bet buvo stagnacija. Mes visą laiką esame stagnacijoje, kol mes neįdėgėme sistemą. Tai vat esminis momentas yra ne turėti žinių, ar tiesiog veikti. Ne? Kai moteris, pavyzdžiui, kodėl neturi rezultatų? Dar, aš taip sportuoju, bet kūnų patenkinta, nepatenkinta. Aš čia YouTube pasižiūrėjau, va čia YouTube pasižiūrėjau, su tuo treneriu pasitreniravau, va su šituo treneriu pasitreniravau, galiausiai rezultatą kažkokį turiu, bet ne tokį, kokį noriu. Ne? Išjudėti nepavyksta. Tai va, didžiausią rezultatą duoda būtent sistema. Aš dabar nagrinėju, ir tai yra mano viena iš šio laikotarpio aistrų, aš nagrinėju žmonių elgseną. Ir tai, kas įtakoja žmonių elgseną. Ir nagrinėjau vienaip, kitaip, dalinausi irgi istorijos apie tai, kaip aš rinkau į šį webinarą dalyvės. Ir dalis iš jūsų būtų faina, jeigu jūs pažymėtumėt, atėjote čia todėl, kad norisi pakeisti savo išvaizdą, kad jau pavargote žiūrėti tas žąsies kojeles aplink akis, ar atsiradęs pagurklis, norisi pakeisti, nes matėt, pavyzdžiui, pas mane Instagrame kažkokius rezultatus rezultatus ar veiksmus, kuriuos aš atlieku pratimus ir norisi pakeisti, kad jūs matote, kad gilėja raukšlės, yra spintoje guli džinsai ar suknelė, kuri vis dar laukia savo eilės ir labai norėtųsi į ją įtilpti ir jaustis joje gražiai. Galbūt vis dar norisi panišioti šortus vasarą. Ir užsidėti maudimkę ne tokią, kuri slepia figūrą, bet kuri išryškina. Dalis iš jų atėjo neturėti celiulito norisi, arba kai atėjote vedamos nuotraukos, įlendi, į prisiminimą, žinot, buvo, ypač kai išliekščiai jautiesi, Google'as labai mėgsta išmesti prisiminimą kokiu nors ten 5 metų, kai tu žiūri, galvoji, what the fuck, čia aš? O aš dar buvau savimi nepatenkinta tuo momentu. Teko pamatyti savo nuotraukas, kai jūs buvote prieš 5 metus ir jūs tada reiškite savo pretenzijas, o dabar galvojat, blin, kaip aš drįsau būti savimi nepatenkinta. Tai va, iš tikrųjų galiu jums pasakyti, plonas blauzdas, faktas irgi, jūs supraskite, kad tai yra ir konstitucija. Mano visą laiką plonas buvo blauzdas. Iš vienos pusės jums atrodo, kad plonas blauzdas yra gerai, bet jeigu aš priaugu svoriu, aš tampu kaip trikampiniam kojom, mano blauzdas vis tiek lieka, pats kurkšnys lieka plona, o paskui tokia kaip Johnny Bravo, žinot, iš tų multiko, mano platus svečiai, siauras blauzdas ir aš tada tokia aš tampu, škafas su plonom blauzdom, suprantat? Tai va. O man jausmas, taip, noriu numesti svorį, kad akis vis dar būtų laimingos. Toj paražiūrėsim. Nes jums atrodo, žiūrėkit, koks fainas komentaras. Numesti svorio, kad akis būtų laimingos. Jums realiai atrodo, kad va šitie visi dalykai, jeigu išsispręstų, jeigu aš neturėsiu raukšlų, jeigu ten man nenukara bus mano buldogo žandai, mano veido valas, ar jaunystės kampas bus ryškus, aš įtilpsiu į džinsus, apie kuriuos ten svajoju ir jie guli ir vis tiek laukia savo eilės, neatiduodu, neturėsiu celiulitą ir ar būsiu va tokia kokia prieš 5 metus, aš jausiuos laiminga, man žibės akis. Dūtkos panos nežibės. Ir šiandieną aš jums tai įrodysiu. Mane suintrigavo webinaro pavadinimas. Jūs pamačiau pirmą kartą, nes nežinau čia apie ką. Labai faina. Bet kažkas atėjo iš pavadinimo. Nes, žinokit, kai aš rinkau dalyvės ir rodžiau kažką, blauzdas, ar ten darbą su veidu ir panašiai, atėjo daug daugiau narių registracijų, mesgi stebim, negu kai mes kalbam apie tai, kad išeik iš chaoso, išeik į klestinti gyvenimą. Bet šiandien aš jums paįrodysiu, kad jūsų raukšlės, paburkimai, celiulitas, visa tai nėra jūsų problema. Jūs išmokino galvoti, kad tai yra problema ir neva pašalink šią problemą ir viskas, gyvenimas bus laimingas. Bet problema ne ten, tai yra simptomas. Jūs matote celiulitą, jūs matote paburkimus, nes jūsų kūnas atitinkamai reaguoja. Bet pati problema guli kitoje plotmėje. Ir šiandien aš jums tai įrodysiu. Labai stengsiu bent tai įrodyti.
Pirmą kartą girdžiu tokią temą. Atsikišęs pilvas ir norėtųsi tik sėklingos laikysenos. Tai yra nuostabu. Žiūrėkit, ta pati mergina, ne, kuri yra dabar nėščia, ne, pradinis jos buvo atsiliepimas ir rašė, visada, visada būsi palaikyti ir pamotivuota, ne vien tik Marinos, bet visų, kurios siekia gyventi kitaip. Man davė palaikymą, kartais atrodydavo, kad aš lūzerė, jo, čia apie palaikymą, tai. Iš viso to atrodo, paprastų dalykų aš išmokau pasirūpinti savimi, skirti savo dėmesio, mylėti save, bet to mano veidas pasikeitė. Pradėjo žibėti akis, pasikeitė kūno linijos, dingo celiulitas, raukšlės. Ne? Bet kaip jūs manote? Arba tai, kad pas ją dingo celiulitas, pasikeitė kūno linijos, ji tapo dailesnė, pas ją dingo raukšlės, ne? Ir kažkas ten dar, ir atsirado nėštumas. Kaip jūs manote? Kas iš to jai turi realią vertę. Nes dabar, pavyzdžiui, ji yra nėščia, bet ji vėl turės celiulitą, ji vėl augs svorio, vėl pasikeis blintons kūno linijos ir tai nėra 20 metų mergina. Ne? Pasikeis viskas. Kaip jūs manote, ar tai turės reikšmės? Nes ji, kai atėjo į akademiją, ji irgi atėjo vedama išorės norų, išorinių pokyčių, nes ir aš save pozicionuodavau kaip natūralaus jauninimo ekspertė. Ne? Aš taip ir dirbau, kol man galiausiai tai tapo nebe taip įdomu. Ir aš supratau, kad visi tie pokyčiai tai yra kaip bonusas. Jie savaime įvyksta, aš parodysiu jums, kodėl kas yra. Tai tikrai bus, ir raukšlės lygėja, ir pagurklis mažėja, ir kūnas dailėja, visa tai įvyksta. Bet tai yra bonusas, tai nėra tas tikrasis rezultatas, kurį jūs norite gauti. Aš kadangi konsultuoju ir asmeniškai irgi prieš neseniai turėjau asmeninę konsultaciją ir irgi atėjo moteris ir sako, aš noriu numesti svorio, sumažinti pilvą, sakau, kam jums to reikia? Sakau, dėl savęs. Sakau, kodėl dėl savęs, ką jums tai duos? Sako, aš noriu pasitikėjimo savimi, man tai duos pasitikėjimas. Kam jums yra reikalingas pasitikėjimas? Ir žodžiu, ten po kažkelių mano klausimų, tikslingų, ji taip nutylo ir sako, aš noriu, kad mano vyras vėl žiūrėtų į mane tokiamis akimis kaip anksčiau. Ji nori būti mylima. Suprantat? Aš noriu, kad mano vaikai didžiuotųsi manimi. Jai nereikalingas pilvas, ji tiesiog galvoja, kad tai leis jai užtikrinti aistrą ir tą geismą, ir tą žaismingumą, su kuriuo kažkada, matyt, vyras į ją žiūrėjo ir jai tai buvo tapatų laimė. Ir jos galvoje susitapatino du dalykai. Lieknumas, kadangi aš buvau jaunesnė, turbūt buvau lieknesnė, ne? Ir vyro meilė, kad tai yra būtent ten. Ir kad vaikai žavėsis ją, jeigu ji bus lieknesnė. Kaip iš šono žiūrint, kaip jums atrodo, kiek yra tikimybė, kad būtent čia yra priežastis? Mes jau dabar pradirbome kelias mentorystės sesijas ir jį jau aišku išsiaiškino. Kaip jums atrodo? Ar lieknėjimas, kad jis sulieknės, dar save, pavyzdžiui, vers nevalgyti ten ar sportuoti, kai nesinori to daryti, kai tu nesupranti, kam tau to reikia, ne? Kiek tai suteiks, žavesio jai vyro akise? Pabandykit, neužsisėdėkit. Labai noriu, kad jūs dalyvautumėte. Kiek procentaliai yra tikimybė? 0 ir 100. Kad jis sulieknės 100% vyras galvos, wow, tai čia kita. Reikia mylėti. Tikrai ne ta priežastis sakė, jis nespindės, vyrui vis tiek nepatiks. Taip, 3%, Sonata, super. Bus daugiau pasitikėjimo savimi, ne faktas. Gali būti, kad tu sulieknėji ir įgauni pasitikėjimą savimi, bet kai tu pririši tai prie svorio, tai tas svoris niekada neišsilaiko. Kodėl? Jeigu man, žinau, kad tai yra mano pasitikėjimo šaltinis, kodėl moteris neišlieka tame svorį? Kodėl, jeigu joms reikalingas tas pasitikėjimas, kodėl jos vėl pradeda valgyti? Nes mes valgome ne maistą. Kai mes dirbame su dieta dirba su maistu. O dirbti reikia su priežastimi, dėl kurios tu atidariusi šaldytuvą pameti savo protą ir pradedi ryti. Čia, tame intarpe, yra momentas, su kuriuo reikia dirbti. O jo nieks nesupranta. Ir mus valdo tai, ko mes nesuvokiame.
Kurat, palūšta. Tai nėra palūžimas. Tai yra nemokėjimas suvaldyti, nu, tai yra nesuvokimas, kas mane valdo, kas iš tikrųjų man yra svarbu ir ką aš užvalgau. Vyras žavėjusi, nes buvo kita energija žmoguje, o ne kilogram. Taip, jį tiesiog jau dabar mes išsiaišaunuolės merginos. Nori puoštis ant dramblelių, nėra gražių rūbų, ne? Tai fakt, jeigu aš noriu, bet tai jeigu mes darome tai, ne, aš noriu puoštis, bet kodėl tada aš laikau save drambleliu? Aš noriu puošti savo gražų kūną ir aš žinau, koks jis gali būti. Aš noriu būti puošni. Tai kodėl aš tada įkišu į save tai, ko aš neturėčiau įkišti? Kur yra priežastis? Ryšio, blin, su savimi nėra, suprantat? Mūsų valdo išorė. Mes visą laiką esame reakcijose. Mumise nėra mane, nu, viduje nėra manęs. Kai aš nevaldau pultelio, įvyksta kažkas, sunervino, valgau, ane, pergyvenu, valgau. Aš nevaldau savo kūno. Nes mes dabar jau esam, taip, nu, mums mokina, ne, tu turi mentaliai dirbti, dirbame mes su psichologais, dar su kažko. Bet kai jie paliečia, įkiši pirštą į vidų, ten nieko nėra. Ir ten visada skausmas. Žmogaus nėra, yra skausmas. Todėl čiūt prilėti iškart pasirodo ašara. Kiek iš jūsų užsimerkit dabar, va, sąžiningai, ir pajau įkvėpkit. Iškvėpkit užsimerkusi, padėkit ranką savo ant krūtinės. Įsivaizduokite savo svajonių gyvenimą, tą gyvenimą, kokį jūs matote, kai jūs užputinėjate žvakes ant torto, ar deginat popieriuką per naujuosius, ar stovite bažnyčioje, ar žiūrite į dangų. Kokius santykius jūs matote, kokią save jūs matote veidrodyje, gyvenime, kokią savo energiją jūs matote, kokį ryšį su artimaisiais, galbūt su vaikais jūs matote, kokį darbą savo, ar profesiją, o galbūt nėra darbo jokio. Pamatykite savo gyvenimą, o tą tikrą gyvenimą, kurį jūs galite pavadinti klestėjimu, ar klestinčių gyvenimu. Gyvenimas, kurio jūs iš tiesų norite. Dabar dar kartelį įkvėpkite, iškvėpkite. Ir vėlgi procentaliai, sąžiningai pajauskite, kiek jūsų dabartis ir jūsų realybė atitinka tą paveikslėlį, kurį jūs nešiojatės širdyje, kaip va ta svajonė. 20, 70, 70 ir labai geras rezultatas, Rasa. 20, 30, 30, 20, 20, 30, 30, 50, 20, 30, 86 Rosita, super. 30, 60, viskas, kas virš 50 jau yra super. Kiam, 8, 5, 15, ok. 0, 10, 20, 30, 60, 20, 10. Matau save ramę, atsipalaidavusi, visišką priešingybę dabarčiai. 30, kiam, 3, 5. O kaip jūs manote? Ačiū Jums, merginos, už dalyvavimą. Man tai yra labai, labai vertinga Jūsų pasidalinimai. O kaip jūs manote, kas jūs riboja, kur yra tas atotrukis, ne? Kas jūs atskiria nuo to gyvenimo, apie kurį jūs svajojate? Ko trūksta? Aš pati irgi, tai yra aš kalta, ne? Tokia, aš bloga. Bet realiai, kas tavyje? Ko trūksta? Meilė savo. Vidinės ramybės kol kas. Nepakankama. Tai yra labai dažnas. Dažnas mintis. Laiko paroje. Pinigų ir kilogramų. Nelieka laiko tik savo. Imti ir daryti. Savivertės. Aš pati viską. Drąsos. Trūksta drąsos žengti pirmą žingsnį. Jėgų pokyčiams. Taigi yra energijos. Drąsa yra vidinė stiprybė. Ir drąsos, žiūrėkit, drąsa, kai mes kalbame apie drąsą, jeigu ten, kur reikia žengti pirmą žingsnį, būtų jūsų mylimiausias žmogus pasaulyje ir jis būtų pavojuje, jums užtektų drąsos.
Kas rašo, kad nėra drąsos? Nu, aš manau, kad akivaizdus yra atsakymas. Tikrai taip, aš šokčiau, aš nežengčiau, aš šokčiau. Kai mes neturime drąsos, tai reiškia, kad mes nesame tikros, kad mums užteks energijos daeiti. Arba mes nežinome tikslios krypties. Arba mes nežinome, kas laukia kelyje, kaip ten nueiti. Ne, mums vėlgi trūksta sistemos. Dažniausiai mums trūksta vidinio, va tos atramos, trūksta saugumo jausmo, palmiražų palaikymo. Ne? Nes kai mums reikia palaikymo iš išorės, reiškia, kad mes neturime vidinio palaikymo. Meilė savo, pasitikėjimo. Va tai ir yra. Aha, tik savo meilės trūksta. Kaip taip gali būti? Ne? Žmogus, kuris yra vienintelis su manim, iki gyvenimo pabaigos ir aš jo nemyliu. Aš reiškiu jam pretenzijas. Tai buvo man didžiausias, man kai sakydavo, kai aš būdavau toj būsenam, reikia pamilti save. Jau tada prasidėjo tas bumas. Čia maždaug prieš 15 metų aš pradėjau traukti save, kai man pasakė, kad aš esu potencialiai savižudė, neatsiprašant, bet aš, kadangi nėra sustinklų, galima taip sakyti, potencialiai. Ir išrašė man antidepresantus. Aš atėjau namo, su tais, išgeriau vieną tabletę ir paskui sėdžiu, kitą tabletę reikia gerti, žiūriu tos visus buteliukus, žinot, dar tokie, kur yra toks kaip kolba ir baltas toks kamštelis, kur taip čik ir išsitraukia. Ir popieriukas, kurio ten bus, tada dar ranka rašydavo iš vaistinės. Ir man prieš akis praskriejo amerikiečių filmai, kai juos atidaro kodėl vonioje tas stiklinės durelės veidrodinės ir ten stojo tokios kolbačkos su baltom ten tablėjus ir iškrato ten bando ir valgyti. Ir aš pamačiau save visą tokią nervuotą, kai aš supratau, kad aš nejaugi, aš galvoju, aš nevaldau ant tiek savo gyvenimą. Kodėl taip įvyko? Nes mokykloje mano protas, taigi funkcionuoja greitai, ADD-šnikų visų protas funkcionuoja greitai. Ir aš galbūt apdorot labai daug informacijos vienu metu. Ir mokykloje tai buvo ok, žinai ką daryti, ten yra sistema sukurta už mane, aš ateinu, įtaikau į streamą, darau viską kaip reikia, ne kaip reikia, aš ten pamokų nedarydavau, viskas man buvo čiki-piki. Ir aš būdavau pirmūnė, wow, ne? Ir paskui vienas išsilavinimas, antras, aš galiu 10 turėti išsilavinimų. Man yra easy ten. Bet aš išėjau iš ten ir man teko kurti savo gyvenimo sistemą. Kurti naują šeimą. O, vyras, vienas vaikas, kitas po metų ir 2 mėnesių. Tai yra tauni huchre-muchre, nepametinukai visiški. Ir aš palūžau, nes aš nesugebėjau susikurti tokios sistemos. Ir mane taip užsupo, kad aš jaučiausi, kaip žinai, amerikiečių kalneris, kai jau tu tave vimdo ir galvoju, tai mane išmeta tiesiog iš tų kalnelių, nes aš nebesuprantu, kur yra žemė, kur dangus ir ką man daryti. Ir va tai yra ta būsena, kai tu nebesuvaldai, nebesugraibai gyvenimą. Ir man sako, reikia mylėti save. O kaip? O kas manyje, kas ką turi mylėti? Taip manyje yra 2. Jeigu aš turiu mylėti save, tai reiškia, ten yra 2 žmonės, o galbūt jų daugiau, gal pas mus kompanija, gal mes galime gyventi linksmai ir laimingai. Ir taip prasidėjo mano ieškojimas, o kaipgi padaryti taip, aš dar pasakiau, ryžto trūksta, baimė trūksta, energijos, menopauzė, dūsta hormonai, bet valdomi, skaista, viskas bus gerai. Tęstinumo tą kryptimį vis suklumpu. Tai va, aš pradėjau ieškojimą, kol aš radau labai aišku atsakymą, kad meilė sau neįmanoma, niekaip neįmanoma, kol mes turime pretenzijų savo kūnų. Jokių, vapšė galimybių. Jeigu aš žiūriu į savo veidrodį, matau kūną, kuris yra mano avatarinis kūnas, per kurį aš galiu gyventi šiame gyvenime ir turiu jam pretenzijų. Nelaikau jį sąjunginiu, bet tai aš turiu jam pretenzijų, apie meilę savo galima pamiršti. Tik tada, kai aš matau savo kūną, kaip didžiausią dovaną, kuri man duota, per kurią aš galiu viską patirti, visur nukeliauti, viską pamatyti, viską uždirbti, su visais permegoti, nežinau, su visais susikurti, su ko noriu susikurti santykį, pagimdyti vaikus, draugauti, apsikabinti, bučiuotis, valgyti, viską daryti, tik per kūną, džiaugtis, verkti, viską aš galiu, kadangi aš turiu kūną. Atimk iš manęs kūną, paralyžiuok, nieko nebus. O aš reiškiu jam pretenzijas. Tu netoks, nepakankamai lieknas, drambliukas tu esi, ar ten ūgis netoks, blauzdas netokios, tas netoks, ir tiek daug mums yra prikrauta šablonų, tokių, kuriuos mes turime įtaikyti. Ir tai yra padaryta tikslingai, kad sukelti mumise nepasitikėjimo ir nepakankamumo jausmą. Pasižiūrėkite, kas vyksta.
Juk viskas yra sukurta, kad moteris visada jaustųsi nepatenkinta savimi. Tai yra grožio pramonės paradoksas, bet ir objektyvi tiesa. Ne? Moteris išleidžia šiai dienai nuo ten 6 iki 800 milijardų dolerių per metus grožio industrijai, nesveikatinimo sporto, grožio procedūroms, grožio kosmetikai ir visam kam, kad atitikti nustatytus standartus. Ir tai yra daugiau negu daugelio šalių BVP, šalių ir nemažų šalių BVP. Suprantat? Tai yra daugiau negu video žaidimų, kinematografijos ir muzikos rinka kartu paėmus visus kartu. Jūs įsivaizduojat, kokie tai pinigai? Mes turėtume būti visos, vo taip vaikščioti. Gražuola online. Suprantat? Bet pagal statistiką iki 90 išjungia man garsą, iki 90% moterų yra nepatenkintos savo išvaizdą. Blin, 90% jūs suprantat, kur visos tos patenkintos savimi, mylinčios save gražuolės. Tai yra žiūrkių lenktynės. Mumis įkišo žiūrkių lenktynės ir sako, tu turi atrodyti taip, blauzdas tave turi būti tokios, nosis turi būti tokia, lūpos turi būti tokios, plaukai tokie, antakiai tokie, ir tu visą laiką bandai taikyti ir pasižiūrėkit, kokia tu bebūtum, tu vis tiek nepatenkinta, vis tiek bus blogai. Žmonių apie 30-40% gyvena su valgymo sutrikimais ir iš jų vėl 90% yra moteris. Nes moterims yra įkrauta nepasitikėjimo savimi paradigma. Ne? O kai mes nepasitikim savimi, kai mums ko nors reikia, mes nugriausime viską, mes sudeginsime viską, bet mes pasieksime tai, ko mes norim. Ir mums sako, tu turi atitikti kažkokius kriterijus. Aš atitiksiu, stengsiu, atitinki, žiūrėk, vis tiek nepatenkinta. Nes moteris daveda save iki visko. Pas mane, žinot, kiek aš, kadangi pirmoji mano profesija yra masažuotoja. Moterų ledas ateina. O tokia, kur žiūri, atrodo man, aš esu pasiruošęs kaip ir pakeisti savo orientaciją. Ne, va taip žiūrinti tą moterį, galvoju, wow. Jinai nusirengia ir aš jaučiu, kad ir matau, tik čiut pakalbė ir negulė ant košėtės verkia. Ji nepasitikė savimi. O iš šono atrodo, kad kapiec ledas. Suprantat? Kas šešta moteris gyvena ant tų pačių antidepresantų. Kas šešta pasaulio moteris. Paskaičiuotos visos. Ir, pavyzdžiui, Afrikos ten, kur nėra antidepresantų, bet tiesiog vidurkis paimta. Suprantate, tai išvystytose šalyse tų moterų yra daug daugiau negu kas šešta. Ir tai nėra vitaminų trūkumas, kai tau duoda vitaminiukai. Moteris pradeda gerti antidepresantus, kai jų yra batai, kai jį tikrai nebesusitvarko. Ir jūs realiai manot, kad raukšlė, dingusi raukšlė, ar ten paburkimas, ar celiulito nebuvimas gali išspręsti šią problemą? Ne. Ir ši rinka ir ši statistika tai aiškiai įrodo. Nustokite vaikytis išorinių pokyčių. Hauso, mes jau šiaip kaip ir apkalbėjom. Aš dabar papasakosiu dieną ir kas atpažinsit save šitoje dienoje. Jūs galite pliusuoti, kai aš kalbu apie faktus, jeigu atpažįstate faktus. Ir aš labai noriu, kad aiškiai matytųsi, dienos dažniausiai būna panašios. Jeigu jūs atpažįstate save, papliusuokite. Jeigu ne, galite rašyti ne, man bus labai fain. Tai rytas skamba žadintuvas ir mintis jūsų vietoj to, kad kaip faina, kokia faina diena, ne? Pirmoji mintis, jau rytas, dar 5 minutės, kodėl šiandien šeštadienis, praeina tas įsimo momentas, jeigu mes nepersatom 3-5 kartus savo žadintuvą, atsikeli, kojos, atrodo, skauda kojas, sunkumas kūne, skaudanti nugarą, dasigauni iki vonios, pasižiūri į veidrodį ir galvoja, kas tu tokia? Kiniečių bitininkas. Sveiki, malonu susipažinti. Žiūri į save, galvoja, what the fuck?
Ta prasme, kaip tą sutvarkyti. Ir paskui jau galvoje tuo momentu, kai tu tik išlipai iš lovos, galbūt galvoje, galbūt telefone, ne, arba dar kažkur, jau sukasi krūva darbų, kuriuos reikia, privaloma atlikti. Beveik visuose tuose darbuose figūruoja vyras, figūruoja vaikai, figūruoja darbas, figūruoja ten tėvai labai dažnai, galbūt draugės, kurioms reikia pagalbos, ar kažkokie ten rūpesčiai papildomi, figūruoja visi apart manęs, ne? Ta prasme, mano kažkokių malonumų. Galbūt aš figūruoju, bet pojūtis vidinis, kaip faina, kad aš matau minusus kartais, pojūtis vidinis toks, kad aš jau pamiršau, kad aš kažką dėl savęs realiai norėjau. Ne tai, kad man privaloma nueiti į kirpyklą, nes aš, plaukai ataugo šaknis, ne, ar ten manikiūrą, bet ko aš noriu. Vat aš paklausiu, ir aš šiandien darysiu kažką, ką aš tikrai noriu. Visą dieną aš dirbu iš reikia, ir vakare, kai aš grįžtu namo, aš jau nafik nieko nenoriu. Krentu ant lovos, ant sofos, ne, ir jau arba skrolinu, arba pasiimu vyno taurę, arba žiūriu serialą, kad bent jau čiūčiut iškrauti smegenis, ne, dienos metu palaikau save kavykę, ne, 2, 3, 5, 7 puodeliai kavos, kad išjudinti save, kad pajausti, kad yra teka gyvybė, nors iš tikrųjų kraujyje, sako, ne, venose rado šiek tiek kraujo, daugiau rado kavos, ne. Paskutiniu metu daug dažniau renkuosi save, nuostabu, dabar ramiau viską žiūriu, super. Tai va, ir vakare bent jau kažkas arba pokalbis su drauge ir jau noris pasakyti šeimą, jūs nafik manęs nelieskite, aš jau dėl jūsų visą gyvenimą pagavenau, nes aš jau žinau, kad jau man rytoj keltis ir jau man stresas iš vakaro, kad man rytoj ryte reikės vėl keltis. Aš jau pasižiūriu, kad man miegoti reikia ne 10, ne 7 valandas, o jų lieka kokios 5. Nes jeigu dar yra momentas, ypač pas jaunesnės mamas, kai jie visi užmiega, o aš tada bent jau stengiuosi pasidėti ir paturėti kažkokį savo laiką, kuris vapščiai jau yra man ne į pliusą sveikatai, bet į minusą. Suprantat? Ramui, prieš 10 metų tai buvo. Tai buvo mano realybė. Ir tai yra didžiosios, pasižiūrėkit, kiek pliusų, jokiuosi garsų rašau. Pasižiūrėkite, kiek mes turime pliusų, dėja, jau nebe, rašo visos mano akademikas. Jėzau, kokia aš laiminga, panas. Super, tikrai ne visos, nes yra numeris 352851111, aš nežinau, ar tai yra mano akademika, todėl negaliu garsiai sakyti ir tvirtinti. Tai yra didžiosios žmonių dalies gyvenimas. Bet jūs manote, kad tai yra būtina gyventi taip? Tikrai ne. Ar distraktins mumis, nutraukinės mūsų dėmesį? Tikrai taip. Gyvenimas įgauna vis didesnį tempą ir kuo didesnis yra gyvenimo tempas, anksčiau, kaip būdavo paprasčiau mūsų tėvams, ne? Susitariai su draugais, kada nors atėjo telefonas vienas per visus kaimynus, niekas tau neskambino, o dabar viskas bando nutraukti mūsų dėmesį. Todėl tokių idėjiškinių pasirodo vis daugiau ir daugiau žmonių. Būna, bet spiriu savo užpakalį ir einu mankštintis ir viskas susistato į gerą dieną. Už įprotį mankštintis rytai, ačiū Marina. Taip, tai yra esminis momentas, to aš papasakosiu jums. Kol vaikai maži buvo, vyras dirbo užsienyje, 100% buvo toks gyvenimas. Taip, beveik visoms tai pažįstama. Kodėl aš prašau jūsų pliusuoti, ne? Nes kai aš matau, kad ne vien pas mane gyventi lengviau, ne? Kai aš žinau, kad ne viena aš tokia atsiranda pojūtis gyventi. Taip, tai tikrai nebūtina, nes mes tuo momentu žiūriblinai kokią nors instagraminę ciuociją, kuri yra visa pasipuošusi, šypsosi, atrodo tokia laiminga, atrodo jai viskas sekasi. Galvoju, kodėl jai viskas sekasi, o man ne? Kodėl visi atrodo, kad visi spėja, o mano gyvenimas atrodo praeina pro šalį. Ir sėdi ir galvoju, blin, o kada? Ir viduje vis tiek rusena ta viltis, kad aš dar pagyvensiu. Ji nedega ugnimi širdyje, ji rusena kažkur. Ir yra baisu, kai yra uždaroma. Daug labai žmonių gyvena be vilties. Jie tiesiog tampa funkcija. Funkcija atsikėlė, atlieka ir klausia, ko tu nori? Taip reikia ir jie gyvena, jie nebesiekia. Ir jeigu jūs ieškote, tai reiškia, kad jeigu nedega, tai vis dar rusena. Ir tai, kas rusena, visada galima išjudinti iki didelio gaisro vidinio, kuris jūs veš
Taip, tai sekundėm, taip. Priejau ribą, kai nuo nuolatinio pervargimo, streso bijau, kad tuoj sulūšiu. Vaikai maži, o aš ieškau ramybės ir harmonijos. Dėja toks jausmas, kad egzistuoju, bet negyvenu. Donata, aš taip stipriai suprantu. Sorry, sakau tu, nes aš bendrauju tų formatų, kad nuimti. Jūs man irgi kreipkitės tu. Taip, beje, Leliukas jau trečias vaikas šeimoje. Super. Aš šiandien norėjau praleisti harmonijos treniruotę, bet susijėmiau ir vis tiek padariau. O va, dabar klausau webinarų ir valuojas kojas. Kaifas duoti savo. Taip, aš dabar auginu lėliuką, bet gaga belenkai motivuoja keltis 5 valandą. Va. Ai, čia trečias vaikų vaikel šeimoje. Skirti laiko savo ir diena būna visiškai kitokia. Aš esu kitokia ir savo šeimą jaučiuosi pasikrovus. Tai va, Donata, e, galiu pasidalinti jo savo patirtimi, nes mano vyras tada pirmas, su kuriuo aš gyvenau, pas mus buvo 3 vaikai, čia buvo, skaityk, kai gimė Nilas, Adrianui buvo 5, Melanijai 4 ir buvo tik gimęs vaikas. Ir aš viską dariau pati. Šią dieną aš galiu pasakyti, ačiū Dievui, mano uošviams, kurie man niekada nepadėjo, ačiū Dievui, ačiū mano mamai, kuri man nepadėjo, nes tai mane privertė ieškoti pagalbos savo ir padaryti taip, kad aš gyvenčiau. Nes aš sakau, aš nenoriu, man buvo pojūtis, kad aš miriau, gimė vaikai, aš miriau. Nu, ta prasme, aš nieko nebegaliu daryti. Viskas, visi gyveno, aš ne. Ir sakau, aš noriu gyventi. Ir aš pradėjau ieškoti. Ne, ir pradėjau ieškoti ir radau. Aš susikūriau savo sistemą kažkada. Ir tada atėjo poreikis ir noras dalintis ją su kitais, nes aš mačiau, kaip gyvena kitos moteris, kurios ateina pas mane į masažą. Ir sako, Marina, tu dirbi po 18 valandų. Kaip tu išgyveni, ta prasme, aš dirbdavau po 18, aš pradėdavau 6, po 6, nu būdavo po 8, visada po 18. Aš pradėdavau kartais 6 ryto, nes moteris taip norėjo spėti pas mane į masažą, kad jos ateidavo prieš darbą. Ir išeidavau iš darbo kokią 10 vakaro. Įsivaizduojat? Tai man reikėjo davažiuoti, čia porą valandų pamiegoti ir vėl. Jis sako, kaip tu spėjai? O aš jau tada buvau pradėjusi ugdyti sistemą. Ir vat supratau, kad aš turiu ją dalinti su kitais. Tai va, tai atrodo, kad tarp chaosų, kuriame būni, kai tu į tai paneri, ir tarp to klestinčio gyvenimo yra kažkokia bedugnė kartais. Kai tu esi chaose ir žiūri į tą klestėjimą, atrodo kosmosas, kad tai yra neįmanoma. Bet iš tikrųjų juos skiria tik sistema. Kai tu pradedi sistemingus daryti darbus ir teisingai sustruktūruoji viską, viskas pradeda funkcionuoti savaime ir tau daugiau nebereikia beveik įsijungti, įsitraukti, ne, ir nebereikia eikvoti jėgų. Nes kol mes hause bandome išlaikyti visus savo tuos kampus, tol mumis valgo tas chaosas ir eikvoja mūsų jėgas ir mes neturime jėgų, atrodo, siekti kažko naujo, svajoti, eiti tų svajonių link, kaip, kai aš visą laiką turiu viską išlaikyti. Bet kai aš įjungiu sistemą, viskas funkcionuoja savaime ir vienas punktas prilaiko kitą. Ir tada mano rankos atlaisvėja ir aš jau galiu išsirinkti iš visatos švediško stalo, kaip aš jį vadinu, tai, kas man patinka. Taip. Tai pas mane tas pats vyras daug dirba, o švėri tėvai nepadeda, viskas ant mano pečių. Tai laikykis ir tai praeis. Tiesiog leisk, ieškok pagalbos. Ne? Arba junkis prie mūsų, prie akademijos, aš mielai padėsiu pajausti tą ryšį. Arba va, vis tik struktūruokis, pasiklausykit, ką aš pasakoju. Ir jeigu jūs nekeliausite su manimi, būtinai pabandykite struktūruoti viską taip. Atsirado įprotis, kol klausau Marinos webinarų ir visada masažuoju pėdutės ir valuosiu spygliuotų kamaliukų. Ačiū už naudingus įpročius, va super. Taigi, motivacija, ne? Nes kaip mus mokina, iš tikrųjų turėjo būti šiek tiek, ne? Čia kažkur buvo, va, kaip mumis mokina daryti, susirask tikslą, ne? Įjung motivaciją, rask motivaciją ir veik, ne? Mes jau kalbėjome apie tai, ne? Motivacija yra tik žiebtuvėlis. Vat jūs jeigu įžiebėt, ne? Jūs čiut, ta žiežirba, ne? Atsirado, nu kiek jį pabūs ir dings, kaip degtukas, čiut, va, degtukas, galbūt ne žiebtuvėlis, degtukas. Kiek degs degtukas? Kiek šilumos ir ugnies jis duos? Rezultatas, ne, sistema, tai yra dujos. Tai yra, va, kai atsidarai dujų viryklę, ne, ir eina dujos. Ir tu pridedi degtuką ir įvyksta puf. Ir kuo ilgiau vyksta sisteminė veikla, visada bus ugnis. Tai nebus tapatų degtukų. Nėra kaip užgesinti va, tos dujų varomos ugnies. Tai va, turi būti sistema. Bet tam, kad užsisuktų sistema ir joje būtų energija, reikia atlikti viską taisyklingai. Ne? Ką aš darau? Kiekvieną mielą dieną.
Minimum, aš atsikėlusi, aš žinau, aš nieko neturiu pasiimti telefonų jokių į rankas, nes viso gero. Jeigu aš pasiimu telefonus, aš jau perskaičiau visas ten žinias, kažkokią jų mokslinius straipsnius, aš va taip va, funkcionuoja mano smegenys panas. Įlendu, tai man ateina naujienos, visi žmonės Delfi skaito, o aš skaitau PubMed naujienas, naujus straipsnius, kurie yra įkelti skirtingomis temomis. Bet man tai aišku yra įdomu, bet jeigu mano mintis nuskrieja iš ryto, viso gero, man jas sugaudyti yra labai sunku, o kadangi aš esu dabar įtraukta daugelį projektų, net pavyzdžiui, ten vakar aš vedžiau mokymus iki 4, po 4 aš turėjau persistruktūruoti, nes 7 aš jau turėjau būti online projekte, harmonija, vesti ir vesti moteris, ir tai reikalauja iš manęs stipriai daug jėgų, kadangi tai buvo psichologinis eteris, ir tame tarpe aš dar turiu atsakinėti klausimus ir žodžiu, bendrauti su savo tiesioginiais klientais. Šiandien iš ryto aš pravedžiau mankštą akademijoje, 6 ryto, 8 aš jau buvau laboratorijoje ir atlikau kūno masažą. 12 valandą aš jau turėjau vesti online mokymus kūno architektai, tai yra mokymai, masažo mokymai, kuriuos aš vedu 1,5 valandos, paskui persistruktūruoti, pasiruošti webinarų, dar turėjau grįžti pamaitinti vaikus, žodžiu, ir toks yra mano gyvenimas. Ir aš turiu visą laiką būti fokusė, nes aš noriu gerai jaustis tame. Neatlikinėti ant peties užmetus liežuvį, o ateiti ir kaifuoti nuo to, ką aš darau. Man patinka, aš ateinu pas jumis, aš kaifuoju, nuo to, ką aš darau. Tai va tam, kad tai būtų taip, aš atsikeliu be nieko. Aš ateinu ir aš iš pradžių turiu prasikvėpuoti, aš turiu grįžti į save. Pirminis dalykas, kurį aš darau prieš pradedant mankštą, yra tiesiog kvėpavimas. Paskui aš einu į eterį, išeinu ir aš dirbu su savo kūnu. Viskas, kas yra sustruktūruota akademijoje, nėra skirta užpakalio pripumpavimo ar dar kažkam. Visos mankštos yra ir savimasažai yra skirti tam, kad mes sustruktūruotume tai, kaip reikia mūsų kūną, kad jis funkcionuotų optimaliai. Mes pakalbėsime apie tai, apie fascijas, laikyseną, pėdos, limfą, kvėpavimas, viskas turi funkcionuoti išvien. Visi įtempimai turi būti taisyklingi, nes kai žmogus stovi, pas jį nei nugarą pertempta, nei priekis pertemptas, nei palinkęs į vieną šoną, nei į kitą, kai mes esame tiesus pakankamai ir elastingi, mūsų kūnas energizuoja save pats. Jis dirba kaip nuolatinio kaip veikimo tas variklis, jis pats save įkrauna. O kai mes esame tokie sulinkę ir mes bandome eiti, tai kiekvienas tas mūsų žingsnis iš 10 000, jis neįkrauna mūsų energijos, o atima, nes tau reikia perstatyti tą petį, tas kažkur iš paskos tempėsi, supranta, tai yra 2 skirtingi dalykai. 10 tūkstančių žingsnių, kai tavo kūnas yra sustruktūruotas, tai yra 1. 10 000 žingsnių, kai tavo kūnas yra sulinkęs, yra 10 000 klaidų, kurie eikvoja tavo energiją. Tai akademijoje viskas, visos mano veiklos nėra skirtos tam, kad užpumpuoti ten sėdmenis, ten ar presą pasidaryti, besus, ten savo stiprius, ne. Viskas yra skirta tam, pirmiausia, kad moteris būtų savo kūno viduje ir jaustų savo kūną nuo iki. Visada jaustų, kad ji yra savo kūno viduje, nes kol to pojūčio nėra, visa kita yra dūtkės panos. Jokios meilės savo, jokios krypties, jokių ten nieko jūs nepadarysite, jeigu jūs neužtikrinsite vidinio pojūčio. Jūs turite jausti visą savo kūną. Aš esu jame, arba kūnas yra manyje, iš tikrųjų, kaip reikėtų sakyti. Ir aš valdau, grįžtu į kūną. Ir tik tada grįžta mano fokusas, kyla mano energijos lygis, mano protas nurimsta ir tampa valdomas. Aš jį vedžioju, tada kaip su arkliu juoju ten, kur man reikia. Protas yra labai geras. Dabar sako, reikia protą ten nuraminti, nutilti, kad jis iš vis nebūtų. Ne. Tai yra superinis instrumentas, bet mano protas yra, kaip žinot, eržilas tas, kaip ten vadina, mustangas. Aš jį turiu, kad aš galėčiau ant jo joti, aš turiu jį prisijaukinti ir parodyti, kad aš esu šeimininkė. Ne mano protas ir visos mintis, kurios sukas, bet aš esu šeimininkė. Ir tada aš išjojau iš rytinio savo veiklų, dėl to aš keliuosi anksčiau, kad kai atsibunda visa mano šeima, aš jau būčiau savyje laiminga, patenkinta ir galėčiau dalinti meilę ir energiją savo namiškiams. Tai va, nes tavo protas tai yra programa, o kūnas yra procesorius. Kokia vertė yra floppy disko ar diskelio, jeigu tavo kompas nefunkcionuoja? Kas iš to, ką tu gali su juo padaryti? Saulės žukelius nebengali pažaisti su kitais žmonėmis. Tai mūsų mokina pradėti dirbti nuo galvos, o iš tikrųjų, tai yra neteisingai. Mūsų pradėti nuo galvos, dirbti vien su galva yra neteisingai. Nes dabar kas daroma,
kelia vis traumos, vaikystės traumos, tokios traumos, traumos atsinaujina kaip iPhone'as. Kiekvienais kažkelis metus atsinauja trauma, žiūrėk, ne? Pasižiūrėkit. Kai buvo tėvai darė traumą, dabar ten vaikas vidinis, paskui dar kažkokios ten traumos. Traumų buvo ir bus, tai yra normalu, bet mes esame suaugę žmonės tam, kad jas išgydyti. Esminis momentas tame, kad viskas jau dabar gyvena tavo kūne. Mūsų kūne fascijos, aš tikiuosi, kad jūs žinote, kas tai yra. Ne? Tai yra dangalai, sakykime, kurie dengia kiekvieną mūsų raumenį ir dar jį persmelkia. Tai yra darinys, kuris pirmiausia guli iš karto po mūsų oda. Jis yra priimtas jau dabar mediciniškai kaip organas. Didžiausias žmogaus organas, kuriame gyvena, kuris reaguoja pirminis į visas mūsų emocijas ir kuriuo sklinda visi elektros impulsai ir komunikacija tarp visų mūsų ląstelių. Ir jis reaguoja į stresą. Ir kai jūs stresuojate ar gyvenate nuolatinėje įtampoje, fascijos susitraukia ir jūs susitraukite kartu su jumis. Iš tokios būsenos jūs negalite kvėpuoti, negali funkcionuoti jūsų diafragma, jūs neiškvėpuojate. Jūs neiškvėpuojate, jums įsijungia paviršinis arba stresinis kvėpavimas, jūsų kūnas galvoja, kad jūs pastoviai esate strese, fiziologiškai, ir jis jums išskiria, paprastai labai noriu jums aiškinti, išskiria streso hormonus. Ne oksitocinčiką, ne dopaminą, serotoniną, ne, kortizolis, noradrenalinas, adrenalinas, prašom. Ir tokios būsenos, kai kūnas yra užspaustas, raumenis užsispaudžia, kaip jūs galvojat, kai viskas užsispaudžia, limfa teka, niekas niekur neteka, ką mes turim, paburkimus, jeigu mano visur, aš esu stresė, dantis mano visą laiką sukasti, ką aš turėsiu? Aš turėsiu prastą apatinio žandikaulio liniją, jokio jaunystės kampo. Faktas, tikriausiai aš turėsiu asimetrijas, aš turėsiu paburkimus, aš turėsiu raukšles. Tai jeigu aš atpalaiduosiu savo kūną kartu, per emocijas ir per darbą su kūnu, ar atsipalaiduos mano raukšlės, ar nusidrenuos mano veidukas? Ar aš atsipalaiduosiu ir galėsiu kvėpuoti ir pritekėjimas deguonies ir tiek protui ir tiek mano visai odai, ar jis pagerės? Ir visos tos raukšlės, jos savaime, žiūrėk, pradės trintis, ir veido valas pradės gražėti. Parodysiu jums šiandieną merginų nuotraukas, kurios yra akademijoje per 2 metus. Mes turėtumėm pasenti, bet šiai dieną aš jaučiuosi, kad aš atrodo visgi, aš nesiekiu atrodyti 25 metų, tai visiškai nėra mano tikslas. Bet aš tiesiog žiūriu į save į veidrodį ir galvoju, wow. Va taip aš dabar su savimi bendrauju. Tai va esminis momentas, kurį aš noriu jums perduoti, ar jūs einate su manimi ar ne. Neapleiskite kūno. Raskite specialistą, kuris supranta jūsų kūne. Kodėl aš galiu apie tai kalbėti, nes šiai dienai aš esu sukūrusi anatomijos kursą ir dėstau, kuris yra mano sukurtas ir kuris gavo valstybinę akreditaciją. Jis yra valstybės pripažintas anatomijos kursas. Aš pažįstu kūną geriau negu daugelis specialistų. Galiu drąsiai tai teikti, be perdėto drovumo, kažkokio. Aš nagrinėjau kūną nuo iki. Aš pradėjau kaip kosmetologė, kaip injekcionistė, aš dariau injekcijas, kol supratau, kad aš žaloju kūną, ir tada atėjo mano suvokimas, nes aš labai norėjau padėti visiems būti jaunoms ir laimingoms. Bet supratau, kad aš darau blogai ir aš pradėjau taip gilintis, kol dėjau iki kaulų vidurio, iki visko ir iki psichosomatinių ryšių. Ir žodžiu, šiai dienai aš turiu 3, jau sukurtas savo autorinės masažo metodikas ir išimtinai, labai daug dirbu aš su kūnu. Todėl aš žinau visas reakcijas ir tai, kaip funkcionuoja kūnas iš vidaus. Ir hormoninė veikla ir visa kita. Tai pradėkite nuo kūno. Ten slypi visa jūsų jėga. Jeigu kūnas funkcionuos gerai, jeigu jame bus, jis bus elastingas, mobilus, ir jeigu jis bus naudojamas pagal paskirtį, jis generuos energiją. Energija gyvena ne kotlete. Ir ne maiste, ir ne kavoje, panos. Kava yra energijos kreditas, už kurį jūs turite sumokėti vėliau. Ten negyvena energija, nes tą kotletą, kurį jūs suvalgote, reikia suvirškinti ir paskui iš jo dar ištraukti energiją. Energija gyvena taisyklingame judėjime. Ir jeigu jūs norite turėti energijos, jūs užtikrinte, kad kūnas būtų funkcionalus. Kai jūs turite daug energijos,
Kaip funkcionuoja jūsų protas, sakykite, ne? Nes jeigu jūs turite daug energijos, tai reiškia, jūsų kūne yra pakankamai deguonies. Be deguonies energija neišsiskiria, nes energija išsiskiria ATF mūsų mitochondrijose, kiekvienoje ląstelėje, bet tam, kad prasidėtų procesas, Krebso ciklas, reikalinga deguonis. Tam, kad deguonis patektų, mums reikia kvėpuoti. Žiūrėkit, kai mes turime deguonis, deguonis stebuklingai patenka ir į smegenis. Ir mes turime aiškumą, nes kiek daug žmonių, aš noriu pasiekti to, aš noriu pasiekti, o ko aš noriu iš tikrųjų šiame gyvenime, koks yra mano pašaukimas, kur aš noriu eiti, kokius sprendimus daryti, aš nežinau. Nėra aiškumo, yra rūkas. Tai va tam, kad matyti, kur eiti ir matyti, kokius žingsnius dėti, reikalingas aiškumas. Jį gali užtikrinti tik energija. Jeigu tu neturi energijos, tu esi rūke. Va toks visas gyvenimas. Atsibodau ir jau pavargus. Kai aš nežinau, ko aš noriu ir kur man eiti, kai nėra aiškumo, kai aš einu per rūką, mano veiksmai, aš priimu dažniausiai neteisingus sprendimus, kažkokius blogus sprendimus, nes jie nėra iš aiškumo. Aš priimu belė kokius, nes priimti sprendimą reikia, bet kokiu atveju. Mes kiekvieną dieną priimam sprendimus. Tie sprendimai mano įtakoja veiksmus, kuriuos aš atlieku. Jeigu aš atlieku ne tuos veiksmus, kuriuos aš iš tikrųjų kažkur viduje norėčiau, jie be abejo duoda rezultatus. Ir jeigu rezultatas yra mane netenkinantis, kas atsiranda? Bloga energija nusėda fascija gadina, žodžiu, ir taip eina visas ratas į apačią. Mes galime palei spiralę, mūsų potencialas arba mūsų būsena, priimtas sprendimas, veiksmas, rezultatas, ir arba rezultatas tave augina, arba rezultatas veda tave į apačią. Ir viskas prasideda nuo kūno. Kūnas, būsena, bendra, sprendimas, veiksmas, rezultatas. Tai, šios grandies pakeisti neįmanoma. Tai jeigu jūs norite išeiti į klestėjimą, teisingai dirbkite su kūnu, duodant jam tiek dėkingumo už tai, kad jūs tampo. Nepaisant to, kiek jūs jį žalojate, neduodate jam judėjimo, kišate jį kaip iš šiukšlynę, jūs į mašiną neįpilsite bėlė ko. O į save prašom, šampaniuko 5 litrus, pažalsta, o čia Coca-Colos, pažalsta, a McDonald's, davai ir šitas su jais, čipsiukų, davai čipsiukų. Kartais galima, ne? Jis atlaiko viską. Ir vietoj to, kad pasakyti, ačiū tau, kad tu, dar mane tampai su visais mano stresais, su viskuo, kai aš einu į santykius su kažkokiais nereikalingais žmonėmis, tu vis dar mane atlankai. Tai aš dabar palauk, atsiprašau, čia buvo mano komunikacija su kūnu, aš tuoj pasitaisysiu. Ir aš žinau, kad visą gyvenimą aš turėsiu atsiprašinėti, atidavinėti mano kūnui duoklę, bet aš darau tai su dėkingumu, kad jis tą nesulūžo. Nors visiškai turėjo pilną teisę pasiųsti mane velniop ir sakyti, žinai ką, einu ieškoti kito šeimininko. Kažkada sakiau, jeigu jūsų stuburas galėtų pakeisti, ar ten kažkaip LinkedIn prieigą, profilį LinkedIn, jis jau ieškoti kitos darbovietės. Energijos bomba. Kai jūs kalbate, aš įkvepiu oro už jūs nelė, ačiū Jurga. Taip, sveikame kūne, sveika siela. Taip, visiškai sutinku. Laižau lūpas už Mariną, tipo, man jos ir man niekas nežiūva, man pilnai užtenka vandens. Tai jūs galite nusiskrinšotinti, bet aišku, jūs turėsite visos įrašą. Kūnas. Užtikrinkite energiją, jūs energiją mokate už viską. Nori santykių gražių su vyru, prasidedant nuo to, kad eisi su juo pasivaikščioti, turėsi su juo pasikalbėti po darbų, atsigulti į lovą, turėti seksą, faina, nes tas paprastas, kaip čia šavasana, lavono poza, nelabai ką duos tau santykį. Reikalinga kas? Energija. Norint kurti santykį su vaikais, jiems reikia ko? Energijos. Nes jeigu aš ateinu namo, sakau, don't talk to me, talk to my Paul. Koks santykis bus? Jokio. Jeigu aš noriu kurti kažkokią profesijoje gausą, ką aš turiu užsikurti? Energiją. Man visų reikalinga energija. Ir kai aš žinau, kad jie gali man užtikrinti kūnas, aš jau ateinu pas kūną, aš tau o tu man energijos prašau duok. Jau visai kitas ryšys, o ne tai, kad, čia apžiūrėk, pas mane čia įkišė, čia tas, čia negerai, o kojos netokios, o čia tas. Tavo kūnas yra tavo sprendimų rezultatas. Viskas, tu pakeisi sprendimus, savo veiksmus, pasikeis kūnas, tai yra atspindys, jis pats, nieko nesprendžia, vargšas. Tai va, man tai patinka šitokios matinės interpretacijos pamokymai, man padeda labai suprasti, ką aš darau, labai gerai. Tai va, keliaujame toliau, kaip ir sakiau,
Kūnas, energija ir sistema. Be sistemos tai yra kaip dušas, kuriam nukrito tas galvutė ir barstosi, žinot, ir visas pusės. Jūs galite turėti daug energijos ir neturėti rezultato. Nes vis tik viskas, ko mes norime rezultato, visi nori rezultato. Tai vat aš sukūriau tokią sistemą, kurioje šiai dienai jau yra 500 moterų, 300 yra Platinum platforma, 300, ne, su virš yra Platinum ir beveik 200 ar 150, taip atrodo, dabar mes turime, yra Basic, ne, kur tuoj paaiškinsiu, kas tai yra. Ir tai yra mano sukurta sistema, kurioje moteris turi, kaip čia, sistema, kuri sukurta už jas. Ne? Bet kaip aš buvau mokykloje, man buvo paprasta. Tai va čia yra tokia sukurta sistema. Kodėl ji veikia? Ne? Kodėl ji yra išskirtinė? Nes ten viskas yra paprasta. Nieko ypatingo. Ten viskas yra sudėliota taip... Trumpai, sakykime, ir aiškiai, ne, kiekvieną mielą dieną, nu, žiūrėsim, mes turime vis naujas mankštas, ne, viskas, ateini, prisijungi, sėdi, žiūri, kartoji, arba klausaisi, jeigu reikia, ne, labai daug yra su eteriu, su specialistais. Mes turime sistemingumą, kiekvieną dieną yra atitinkamos veiklos, kurios yra sukurtos į sistemą ir neduoda tau iškristi. Faktas, kad ten yra toks kaip švediškas stalas, nes yra, nu, daug moterų negali būti taip, kad visoms reikia to paties. Ne? Bet tu gali rinktis. Jeigu moteriai reikia savireguliacijos ir savikaučingo, jie ateina ir žiūri savikaučingo paskaitas. Aš jau matau, kad Marija prisijungia, mes bent jau tai pasimatysime, nes Marija yra dar ir draugė mano, bet mes vis nepasimatom. Mes turime investavimo ir finansų valdymo paskaitas, nes yra daug moterų, kurios nori tai suprasti. Jeigu ne pačios, tai nori teisingai patarti vyrui, ką daryti, kad senatvėje nereikėtų gyventi iš pensijos. Ir tai irgi yra svarbios žinios. Tai tikrai nėra mažiau svarbios žinios, negu sužinoti, kaipgi padaryti, kad nebūtų tos sušiktos, atsiprašant, aš jau pabaigai jau pradedu keiktis, žąsies kojelės, ten, kurie išryškėjo, ne, arba ten nosies lūpo raukšlė. Tai irgi yra svarbios žinios. Bet galbūt yra moterų, kuriuoms tai yra neįdomu, tai jos ten neina. Jos nori, jos ateina į šokius, ne? Nes mes turime fusion, tribal dance arba ten surikata šokius, kurios padeda iškelti moterišką energiją. Mes turime kundalinį jogą, atskirtai, kurią vedu ne aš, ne? Tai yra ekspertų. Ir ten viskas yra sukurta tam, kad kūnas generuotų energiją, tam, kad jis ją sugeneruotų, tam, kad jis ją gebėtų padidinti ir išsaugoti ir kryptingai nukreipti ten, kur reikia. Nesprogtų, ten kažkur buvo energijos, nebuvo, ką dariau, visą dieną kažką dariau, nesuprantu, nieko nesukūriau. Bet kai tai duotų rezultatą, kad tai atsipindėtų tavo veide, kūne, gyvenime, santykiuose, kišenėje, ne piniginėje. Tikslas yra padaryti, kodėl gražaus gyvenimo akademija. Ši akademija yra skirta tam, kad moteris turėtų įrankius, kurie padės jai susikurti va tą gyvenimą, apie kurį jūs pasvajojote, ne? Kai jūs padėjote ranką savo ant krūtinės ir užsimerkite. Nes kiekviena iš jūsų turite tokią viziją. Ir jeigu iš tikrųjų mes, aš nenoriu jūsų gąsdinti, ne? Bet laikas, atrodo, ateis laikas. Bet nuostabi mintis yra, kad laikas neateina. Laikas tik išeina. Ir sulig kiekviena diena mes turime vis mažiau laiko, per kurį mes galime susikurti va tą savo svajonių gyvenimą, tą gražų gyvenimą, kurį mes nešiojame kažkur savo galvoje. Man rodos, vieną dieną neatsilaikysiu, tai gaga ir prisijungsiu. Aš irgi manau, kad tikrai ta diena ateis. Aš labai noriu, tai yra bendruomenė, kurią aš kuriu. Aš labai noriu, kad mane suptų sėkmingos, laimingos moteris. Ne, kodėl? Tai yra labai svarbu, aš dar nepasakiau, ne iki galo. Ne, tai va, palaikymas tas, nes aš kuriu bendruomenę. Nes aš noriu, kad mane suptų vien laimingos moteris. Nes kiek yra daryta tyrimų, Stanfordo universitete, Džordžijos, visi universitetai, kurie darė tyrimus, ašgi moksliukė, suprantat, visur yra parašyta, kad proximity is power. Tave įtakoja tavo aplinka. Jeigu tu šiandieną pasilaikėjai dietos ir paskui nuėjai su draugėmis, kurios sveria 120 kg ir praleidai su jomis, išvažiavai su jomis į kokį nors stovyklą ar išvažiavai į kokį nors kelionę, tai tikėk manim, tu pradėsi valgyti. Ne? Jeigu tu stengiasi kažką pakeisti, bet vėl grįžti į šeimą, kodėl tai būna išvažiuoji, arba aš pastonį važiuoju, arba dar kažkur, 2-3 dienos, tu ten dirbi, darai, tai praktikas atrodo, va čia tai aš toj pasikeisiu, va čia tai būt, vau, tave užkūrė ir atrodo smegenys pasikeitė, kažkas šiftas, ten čiuk, grįžai namo,
Tas pats vyras, tas pats vaikas, tos pats draugės, tos pačios problemos, aplinka nepasikeitė ir jį tave ir įsiurbė. Ir ne todėl, kad tavyje trūksta valios, kaip sako GPT, ne tu nesulaužas, ne tu netingi. Tiesiog taip veikia aplinka. Todėl yra labai svarbu turėti bendruomenę, kuri tave augina. Nes, ne, buvo atliekami tyrimai, bet, pavyzdžiui, aš nu, su jaunimu tai buvo daroma, kai jiems davė testą ir kažkurio metu pasako jų draugo vardą. Ne? Draugo, kuris yra toks šaltai baltai, nu, lohelis, ne? Kuris nu, nėra atsakingas. Ir paskui, pavyzdžiui, pasako to, kuris yra toks sėkmingas ir atsakingas. Ir vien paminėjimas vardo to pažįstamo žmogaus pakeičia jų gebėjimą teisingai spręsti testą, įsivaizduojat? Rezultatus, vien paminėjimas. O kai tu būni kiekvieną dieną, kai tu čiate matai pokalbis, kai tu esi palaikymo komandoje, kai tu matai, vau, jai pasisekė, mes einam visos į viršų, mes tik kylam. Nėra tai, kad mes, nu, būna, kili, ras nukritau, nu tai yra normalu. Bet kai šalia eina žmonės, kurie tave prikelia, kai tu nukritai, o nesako, davai, povik, valiuojamės tam purvetas, aš viskas, kiek to gyvenimo, ten, valiuojamės. Supranti? Tada tave pakelia ir tu vėl eini. Tai yra vienos dienos, savaitės laikas. Gali būti ir mėnuo, panos iškrenta, būna ir mėnesis, paskui grįžta, sako, negaliu. Grįžau, man čia buvo taip gera. Nes tu esi patyrus tą būseną. Krenti keliesi, gal labai stipri bendruomenė. Taip, tai yra mano svajonė sukurti bendruomenę su tūkstančiais moterų, kur mes neturime nei vieno ginčio. Tai man kol kas protų yra nesuvokiama moterų, nes dažniausiai sako, moteris sukuria gyvatyną, ne? Bet nei vieno ginčio, įsivaizduojat, nieko. Vien nuotaika, palaikymas, mes galime ateiti pasisti, no problem, ir aš galiu pasakyti, blogai, ten kas nors, ne, ir viskas, ir jos palaiko vieną kitą. Taip. Na kągi, basic, ne? Ką mes turime basic? Tai yra 5 kartai per savaitę praktika su manimi asmeniškai. Arba, nu, šiai dienai mes turime Raimondą ir Kundalinį, kiekvieną dieną naują praktiką, jos nesikartoja, nu, kartais faktas mes pakartojame tam tikrus elementus, bet vis tik aš visą laiką stengiuosi duoti kažką naują, nes man rutina pačiai nepatinka. Tai rytais mes turime praktiką, tai yra tiesioginė transliacija, 6 ryto, po kurios iš karto yra įkeliamas įrašas ir jūs galite atlikti ją jums patogiu metu, nes mes turime dalyvės iš skirtingų pasaulio šalių. Visi įrašai lieka ir mes turime didžiulę biblioteką su visais jau praėjusiais įrašais, iš kurių galima pasirinkti jums bet kokią naudingą ar mėgstamą veiklą. Mes turime paskaitas su ekspertais, kuriuo aš labai norėčiau, kad jie prisistatytų, matau Mariją jau. Ne, aš labai norėčiau trumpai, labai kelias minutėlės apie tai, ką jūs duodate, nu, dėl ko jūs atėjote. Ne, aš kiekvieną kviečiu specialistą, žinodama, ką jis gali atnešti. Ne? Tai va, supraskime, bet esate moteris iššaukianti priklausomybę. Tegul panos, tegul priklausomybės būna tokios. Ne, tegul priklausomybės būna tokios, kurios jūs augina. Nes mes vis tiek turime jausti, čia yra iš Maslow piramidės, mes turime jausti priklausomybę kažkokiai bendruomeniai. Ir geriau mes būsime bendruomenė, kuri mus augina, ne, o negu kuri mus smugdo. Labas vakaras, Marija. Labas vakaras, Marina, labas vakaras. Kaip miela tave matyti. Jau tikrai matome. Marija yra mano kaučerė, jeigu ką, mes laužome visas taisyklės, neturėtų būti mano kaučerė, esi mano draugė, bet aš dalinuosi jas su visomis gaga dalymis, žinodama, kad dažnai pačiai pritrūksta po to vietų, nes tai yra absoliučiai unikalus žmogus, unikali asmenybė, kuri labai daug davė jau šiai dienai mūsų akademikėms, tikrai taip. Žinai, kodėl visas mergaitės kviečiu užsibūti čia kuo ilgiau, todėl kad pagrindiniai tavo principai klubo, akademijos, ar ne, yra praktiškai tapatus coachingo principam. Tai yra atsakomybė, ką tu kalbėjai, kad reikia suprasti, jog netyčia taip atsitiko su mano gyvenimu, netyčia aš ten atsidūriau. O viską, ką mes turim, tai yra mūsų atsakomybė. Tai priklauso nuo mūsų veiksmų ar neveikimo. Ir tai galima pakeisti bet kurią gyvenimo akimirką. Tai taip pat tai yra apie sąmoningumą, ar ne? Apsižvalgyti, pažiūrėti, pareflektuoti, ar tau patinka tavo gyvenimas. Ir jeigu jis patinka, tai toliau atlikinėti tos pačius veiksmus, jeigu nepatinka, daryti kažką kito. Ir tai apie darbą su savimi, nuolatinį. Nes kaip mes su Marina nekartą kalbėjom, netgi gamtoj mergaitės nėra stagnacijos. Yra arba vystymasis, arba degradacija. Koks geriausias būdas, kad sugriūtų mašina, namas, santykiai, nieko nedaryti. Nieko.
Ir jis pradės ten pūti, rūdyti, birėti. Taip ir su mūsų gyvenimais. Jeigu jūs įsivaizduojat, kad galite stagnuoti ir nieko nedaryti, ir niekas nepasikeis, neprasidės degradacija. Tai vat čia yra tokia bendruomenė, kur jums net jeigu norėsit degraduoti, niekas neleis. Jo, bet čia užtikrintas nuolatinis vystymasis. Tai dar čia labai labai patogu. Toks psichoemocinis švediškas stalas, ar ne? Tu užeini, tu gali susirasti skirtingų lektorių, kažkas kažkam patinka, kažkas kažkam nepatinka, bet tikrai kiekviena susiras savo kažką labai ypatingą. Netgi aš pažiūriu, visiškai neturiu laiko, bet visi kišu akį, ten pamasažuoju savo kažką. Ir vėlgi, Marina, kaip mano draugė, aš galiu jūs patikinti, kad tai vienas atsakingiausių žmonių ir kas man patinka joje. Ir ką jinai atsinešus į šitą akademiją, tai, kad pradedam nuo savęs. Pokyčiai prasideda nuo savęs. Jeigu čia sėdėtų lektorius, sakytų, spartuokite, o pats sėdėtų ten bulką valgytų, tai būtų labai skirtinga tarp to, ką sako ir ką daro. Marinagi pati gyvena šitom vertybėm ir prioritetais, kuriuos čia ir yra atsinešusi. Dėl to tai maksimaliai atvira, maksimaliai, net neteisinga, o, taip realu, ar ne, net žodžių tokio nesurandu. Maksimaliai, ar ne, praleista per save ir pažiūrėkite ją. Jeigu jai veikia, reiškia ir mums suveiks. Tai visiems labai rekomenduoju. Žiūrėkit, aš šiandieną įkėliau merginas, mūsų akademikės, sekundę, kol Marija tu pasakoja, kad jeigu joms pavyko, pavyks ir tau, ne? Tai yra mūsų merginų pokyčiai per 2 metus. Jos turėtų pasenti per 2 metus. Pasižiūrėkite, kaip jos skleidžiasi. Jau tai yra jų atsiliepimai, man taip pat buvo, ne? Tai svarbiausia, ne, labiau suprantu savo emocijas, jaučiu ir kūną, atsiranda balansas bendrai, bei stipresnis vidinis stuburas, tai yra svarbiausia. Pasižiūrėk neringutę mūsų, ne? Jo, tai yra 2 metai, neringa atėjo į harmoniją, prieš 2 metus į pirmą dirbo su manimi asmeniškai. Kaip jos skleidžiasi, jos žydi. Na, irgi buvo ant skyrybų sklenčio, ne, kūnas reikalaudavo priežiūros. Jie turi stuburo išvaržas, ne? Bet sako, raukšlės, juokas ima, jos buvo vienas pagrindinių faktorių ateiti čia, bet paliko kitame plane. Myliu savo raukšlės, myliu save, jos mažėja, bet nebėra svarbiausias. Vidinis pasaulis man svarbiausius. Per 2 metus pasikeičiau kaip diena ir naktis. Giedrutė, ir šiandieną irgi rašė, jo, ir dalyjasi. Jie atėjo po ligos, ieškodama pagalbos ir žodžiu, irgi jau 1 metai ir 4 mėnesiai keliauja kartu ir tai, palaikymas, atvirumas, tikrumas ir saugumas pakėlė mano akis į dangų. Dabar aš gyvenu, neegzistuoju ir esu labai dėkinga. Aš visą laiką noriu verkti iš karto panas. O Marija mūsų šokio irgi žvaigždė. Irgi ant kiek pasikeitė, kiek stipriai jį dalyjasi viskuo, ne? Padeda palaikyti išorinį grožį kasdieną, ne? Bet didžiausi pokyčiai, svarbiausi vidiniai. Tai va, jeigu pavyko joms, va, Jolanta mūsų, va, ne? Savivertės kursas buvo pirmas. Visi kursai beje yra vis dar, viduje ir yra prieinami. Tai va, Marija, tiesiog norėjau partnerį tau ir va, mano įdišti protas mane nukeliauja kitur. Jeigu pavyko joms, pavyks ir tau. Visos ateina iš savo taško. Ir tikrai svarbiausia yra tikėti, kad galiu ir aš. Kodėl jį galiu, aš ne. Ir Marija tam labai stipriai padeda. Marija, kokia tavo funkcija pagrindinė? Aš pati padedu, aš būnu šalia, kol žmogus atsiverčia, todėl kad kiekvienas iš mūsų turi begalę resursų. Ir jeigu jūs manot, kad jūs nesugebat, tai jūs labai klystat. Jūs turit viduje visus atsakymus, visus resursus, tiesiog juos reikia atskleisti. Ar ne, jeigu jūs paslėpsite tai jūs niekada ir neturėsit. Jeigu deimantai įmešti į šiukšlyną ar unitazą, tai kaži, ar norėsim mes jo. Bet jeigu įdėti į žiedą, gausis nuostabus žiedas prabangus su deimantu. Tai vat mergaitės, tikrai, aš kaip vis atsakau, pradėti čia ir dabar geriausias kelias. Kodėl? Todėl, kad laikas vis tiek praeis. Ir po 2 metų, jeigu jūs pradėjot, sakysit, oho, kokį kelią nuėjau. O jeigu nepradėsit, sakysit, kiek galėjau nuveikti per tuos metus. Laikas praeis vis tiek. O galite pradėti tikrai kiekviena iš jūsų ir pokyčiai yra neišvengiami. Nebent jūs nenorite pokyčių, tada nepradėkit. Bet manau, jeigu jūs jaučiate, tai pokyčiai vienas svarbiausių ir reikalingiausių dalių ir tikrai labai svarbu sau leisti. Nežinau, Mariniška, ne nuo pradžių prisijungiau, tai nežinau. Greičiausiai ir man Irina sakė apie tai. Apie savęs pasirinkimą. Nes mes renkamės vaikus, vyrus, gyvūnus, darbus. O paskutiniai vietoj tas žmogus, su kuriuo tu gyvensi visą savo sušiktą gyvenimą, nuo pirmos iki paskutinės dienos, tai tu. Tikiuosi nesu gražų gyvenimą, ar nesušiktą Mariją. Taip, būsi gražų,
bandau ir aš. Suprantat, jūs visą gyvenimą nugyvensit su savim. Šitame kūne, kurį arba pamėgsit, arba nekęsit, su šitom emocijom, su šitais jausmais. Ir jeigu galima tai pakoreguoti, kad jūsų gyvenimas būtų jum pačiai daug malonesnis, ar ne resursinis, toks, apie kurį jūs svajojat, tai visada welcome. Ačiū tau labai, Marija. Ačiū. Matau, kad yra ir Sabinačka iki pasimatymo. Su tavimi, Sabina, pajunkit man, prašau. Tai yra mūsų šokių mokytoja, gyvena Vokietijoje, tiek mes esame iš skirtingų šalių šiai dienai. Aš esu Klaipėdoje, bet šiaip jau gyvenu Ispanijoje. Beveik jau greit bus metais, jūs dar pan, nesitikė. Sabina, mūsų akademijoje dėsto šokius, tai yra Tribal Fusion Dance ir jau šiai dienai mes turime naują rubriką Suricata Dance. Labai daug kas iš merginų iš pradžių eidavo aplink šitos šokius, vis prisižiūrėdavo, dabar žiūriu, kad vis daugiau įsitraukia ir pradeda kipuoti savo, wow, o kodėlgi aš anksčiau to nedariau. Papasakok trumpai, jeigu gali, kadangi aš visą laiką kalbu labai daug, apie ką yra tavo veikla, ką duoda moterims tai, ką tu darai. Labas vakaras, mano vardas Sabina ir Marina gyvena metus jau Ispanijoje, aš jau 20 metų gyvenu Vokietijoje, bet pasigimdžiau vaikus ir va taip mane įtraukė tą kasdienybę, bet aš šoku jau gan senai, iš vis nuo vaikystės. Ir kažkaip pamečiau tą visą veiklą, bet su vaikais atėjo vėl šokiai į mano gyvenimą. Aš daug bandžiau visko, hip-hopą šokau, su vaikais šokau, pasidariau licenciją ir dirbau paskui kaip šokių dėstytoja. Ir kažkokiu momentu aš atradau Tribal Fusion šokius, tai yra moderni belly dance rytietiškų šokių atšaka. Bet fusion tai tas žodis, kuris reiškia susiliejimą. Tai šitame šokyje susilieja labai daug visokių kitų šokių stilių, ne? Ir flamenko yra, ir afrikietiški šokiai, ir rytietiški šokiai, rytietiškų šokių bazėje. Ir vat jie, čia yra toks suragatas, tokia santrauka, kuri iš visų šitų šokių maksimalų moteriškumą paėmė. Ir aš kai pradėjau šokti, pradėjau nagrinėti tą stilių, mane jisai tiek atskleidė ir prasidėjo mano vidinės transformacijos. Aš pradėjau kaip tas drugelis lysti iš to kokono, iki kurį aš buvau taip su vaikais gerai ten savo įsitaikius, savo šeima, savo vaikais. Ir prasidėjo labai daug pokyčių. Jo aš pradėjau visai kitaip jaustis savo kūne ir pradėjo keistis ir mano emocijos. Ir labai sunku yra papasakoti šiaip apie savo privačią transformaciją, nes buvo labai daug etapų, bet būtent dėka šitų šokių jie ir būtent apie ką Marina pasakoja bendruomenė, Tribal Fusion yra labai stipri bendruomenė ir vienas iš tokių pagrindų tai yra seseriškumas, kad pati mintis tai yra palaikymas, moterų palaikymas, moterų bendruomenė, tai yra Tribal Fusion bazė. Judesiai gražus, laikysena ir visa tai prisideda, tai čia jau kaip bonusas, ne? Bet svarbiausia visada buvo būtent ta mintis, kad palaikyti vieną kitą. Ir Tribal Fusion yra toks stilius, kuris priima moterį bet kurią, nesvarbu, kokios tu esi figūros, tu gali būti ir liekna, gali būti apkūni, bet tu visada susirasi savo būtent tą judėjimo kažkokį metodą, savo judesį, savo kūną, naujai atskleisi, nes per šitos judesius mes dirbam su izoliacijom, tai yra izoliuoto kūno dalis, dirba atskirai ir paskui sluoksniuojama, ne? Yra, kaip sakiau, daug visokių elementų ir iš jų galima pasirinkti. Čia kaip pas Mariną būtent klubo, tai čia yra švediškas stalas. Kaip akademijoje galima pasirinkti mankštas, tai Tribal Fusion galima pasirinkti savo tam tikrus judesius ar elementus iš kažkokių šokių sukurti savo kažką naujo. Tai yra labai didelė galimybė išsireikšti ir savo emocijas, savo judesį, judėti kaip tau patinka. Ir kuom dar yra Tribal geras, kad jisai gali tikti žmogui su bet kuria sportinė
sportinių pasirašymų. Jo, tau nereikia būti labai ten stipriam, kad pradėti šokti. O kai tu pradedi šokti, tai tave pastiprina ir laikysena pagerėja, ir sustiprina kūno dalis, ir tu nagrinėdamas savo kūną, randi savo blokus kažkokius ir randi probleminę zoną, su kuriam tu gali padirbėti, ne? Tai va, apie tribal galiu labai šnekėti. Esmė yra, kad vėlgi tai yra praktika, kuri padeda pajausti savo kūną, valdyti savo kūną, sustiprinti ir tuo pačiu sustiprinti save ir savo moterišką energiją viduje. Ačiū labai tau, Sabina. Aš noriu pristatyti dar vieną lektorių, tai yra mūsų Albertas, vienintelis vyrukas šiai dienai mūsų akademijoje, labai mylimas mūsų moterų, kuris padeda mums, moteriams, susipažinti ir susitvarkyti su mūsų finansais ir su investavimu. Kaip ir sakiau, šiaip tai yra labai svarbu investuoti ne į pakopas, aš manau, ne, ir nenumatyti savo gyventi iš kažkokios mizeriškos pensijos, o jau dabar susimastyti ir po truputėlį susikurti savo nuostabią, turtingą, ne, ir gausią ateitį. Ir senatvę, vadinkime jau viską savo vardais. Labas vakaras, Albertai, labai miela tave matyti. Labas vakaras, smagu. Trumpai pristatyk, kuogi tu padedi mūsų moterims. Jeigu taip paprastai paėmus, tai aš padedu moterim būti nepriklausomom, turėti savo pinigų, nepriklausyti nuo valstybės, nuo tos pačios pensijos, galbūt nepriklausyti ir nuo vyro, turėti savo kapitalą, savo investicijų. Ir gal kai kuriuom atrodo, net pastebėjau, kad iš paskaitų, kur buvo, anksčiau buvo taip, žodžiu, žmonės išgirdę žodį investavimas, kartais juos krečia šiurpas. Taip, nes mūsų įtikino, kad tai yra kažkas sunkaus, tai yra ne tau. Tai ne tau. Bet aš pasakysiu, buvo labai daug moterų ir yra, ir aš tikiuosi, kad jų vis daugiau bus, kurios tą investavimą atranda, kad tai nėra toks baisus tamsus miškas, kad žingsnelis po žingsnelio galima padaryti gerus dalykus ir sukurti tos kapitalus, sukurti tos investicinius portfelius ir iš esmės tai nebūtina turėti žinių ir yra labai plati auditorija, vienos jau ten gan stipriai investuoja, kitos jau ten mažai investuoja arba tik tai susipažįsta. Tai iš esmės visas tas kursas yra tos paskaitų, visas ciklas yra apie tai, kad nuo pradžių neturint jokių žinių, jokių patirties, kokius žingsnius galima daryti, ką galima sustvarkyti. Lygiai taip pat būna paskaitos ir apie tas antras pakopas, ką daryti, va dabar sekanti paskaita ir kaip tik ruošiau, tai ką daryti su tos antros pakopos pinigais ir kur juos geriau įdarbinti. Nes man vis sako, tu neišsiemi pinigų, tu dar neišsiemi pinigų, kartu neplanuoji. Tai yra kas neišsiema, yra kam neapsimoka, tai tiesiog mintis yra tokia, kad suprasti, kaip tai veikia, suprasti, ką tu turi, suprasti, ką tu žinai, suprasti pagal savo rizikas, nes buvo paskaitų ir apie tiesiog kaip taupyti, kaip biudžetą planuoti, nes, suprantat, investavimas prasideda tai ne nuo investavimo, prasideda nuo taupimo. Tai iš esmės visi elementai yra ir aš net kartais pajuokauju su jūs, sakau, žinai, sakau, tu per Mariną įnešiai pas mus masažus į šeimą, sakau, sako, tu į Marinos grupę įnešiai investavimo ir pinigų temą. Taip yra, įvyksta mainai tarp mūsų, labai gerai, labai džiaugiuosi. Tai Albertas tikrai duoda labai daug, antiek vertingos informacijos ir taip paprastai, nes aš visada sakiau, nuolaidos, taip, sekundėlė jau kažkas prabėt, bet sakykite gerai, mergytės. Aš visą laiką gyvenau su mintimi, man pinigai ateina, išeina, kažkaip savaime, ten jų nereikia skaičiuoti ir investavimas ne man. Ir jau dabar aš suprantu, kad irgi yra viena iš tikslingai vykdomų tokių, kaip čia, propagandų turbūt, ne? Investavimas yra baisu, sunku, čia yra ne tau, sėdėk, neišsikišk, lauk pensijos. Ne? Arba iki bankus. Taip, taip ir yra. Ir Albertas padeda moteriams natūraliai dabar mums suvokti, kad pinigai gali būti valdomi. Ir aš galiu tikrai suvaldyti savo biudžetą ir padaryti taip, kad liktų dar ir rankinukui. O galbūt laikui bėgant ir automobiliui ar net nuosaviems namams. Tai va, tai yra super vertingos žinios. Tai Albertai, ačiū tau labai, kad tu esi mūsų, žinai, kaip būna, sako, ten moteris įneša kažką į vyrų kompaniją. Tai va čia mūsų vyriškis, kurio mes galime didžiuotis ir sakyti, kad pas mus ne vien moterų kompanija, pas mus ir vyrukas yra. Tai Albertai, ačiū tau labai. Albertai, tikrai, jeigu jūs net esate ne akademijoje, galima rasti Instagrame, jis dalyjasi žiniomis ir tikrai užsirašyti ir asmeniniai konsultacijai. Mano asmeniškai vyras jomis naudojasi ir aš jau laukiu, kol aš galėsiu pradėti nebedirbti.
Kol mano vyras tas milijonierius. Juokauju, aš vis tiek visada dirbsiu, bet vis tiek aš laukiu, aišku, kol mano vyras taps labai turtingas. Ok, ačiū tau labai. Ačiū. Matau, jau atsirado klausimai apie tai, kasgi ir kaip. Tai va, tai 5 kartai per savaitę iš ryto visada mankštos, visos bibliotekos yra, ekspertai mūsų yra, aš esu su visa, man galima uždavinėti klausimus ir gauti į juos atsakymus, žodžiu. Tai yra basic paketas, ne? Ir šiai dienai, vat, ypač dabar akademijos webinaro metu galima įeiti metams, nusipirkti metinę narystę vietoj 450 už 382 eurus 50 centų, galima pasinaudoti galimybę mokėti išsimokėtinai, arba artėja leasingų, arba mūsų vidinė Špak Pay programėlė, aš vis dar ją matot labai stipriai didžiuojus, kadangi tai yra kaip Apple Pay. Špak Pay, jeigu jums neduoda artėja galimybės mokėti dalimis, tai mes suteikėme jums galimybę per Špak Pay programėlę. Tai va, galima, jau pas mus yra naujiena, kurią aš labai norėjau pristatyti ir irgi pasidžiaugti, kadangi tai yra mano pasididžiavimas. Dar Raimondą, aš pristatysiu gerai ir paskui mes pakviesime Raimondą, tiesiog nemačiau, galvojau, gal nėra, nes Raimondas sakė vairuoja, tai galvojau, gal nėra galimybės sustoti. Mes sukūrėme prenumeratą, kurios tikrai laukia moteris ir žmonės, jūs galite įeiti, prenumeruoti ir kiekvieną mėnesį mokėti mokestį, kurį nusima ir bet kuriuo metu atsisakyti savo prenumeratos. Ir prenumerata šiuo metu kainuos jums 43 eurus, jeigu jūs įsigijate. Dabar jūs taip ir mokėsite 43 eurus ir metų eigoje tai tikrai bus, atsipirks. Ir mes duodame jums unikalų pasiūlymą ir galimybę išbandyti vienam mėnesiui GGA Platinum, Gražaus gyvenimo akademijos Platinum narystę vietoj 50, nes šiaip įeiti vienam mėnesiui, pažiūrėti ir išeiti kainuoja 50 eurų, tai už 25 eurus. Visas mėnuo, visa biblioteka, visi dėstytojai, aš visą, ką mes turime, už 25 eurus. Tai yra basic narystė, ne? Bet mes turime dar ir Platinum. Taip, šį vakarą įsigijusios. Dalyvaus dar viena loterija, kur dar jūs laimėsite dar 4 mačą rinkinius, dar vieną dėklą, ne? Tai bus dar viena loterija. Tai mes turime dar Platinum narystę. Faktas, kad Platinum yra šiaip mano Max sukurtas produktas jau šiai dienai, tai yra mūsų viskas, kas yra basic, ne, narystė, tik plus kiekvieną mėnesį mes turime papildomą veiklą, mes turime kažkokį papildomą mėnesį ir papildomą programą. Ateinantį mėnesį tai yra lieknėjimo programa, kai aš jau ir kalbėjau, tai bus lieknėjimas lengvai, ne, per kvėpavimą ir judėjimą. Tai bus lengvesnis kursas, toms, kas jau prisimiršo, kad vėl prisiminti, kaip kvėpuoti, nes tik taisyklingas kvėpavimas sujungtas su teisingais veiksmais duoda maksimalų rezultatą. Paskui mes turėsime energijos mėnesį, atliksime visas praktikas ir psichologinė eteriai visada yra, nes mes dirbame 3 frontais, kūnas, sąmonė ir pasąmonė. Mes turėsime energizuojantį mėnesį, tai bus naujiena, to dar nebuvo, tai aš kuriu naują programą. Paskui mes turėsime mėnesį, kai jūs galėsite pasirinkti, nes bus įkeltos visos bibliotekos, bet kurį kursą, kuris jau buvo, kuris nėra prieinamas. Paskui mes turėsime savivertės mėnesį, kad pasikelti mūsų vidinę vertės jausmą. Dirbsime vėliau su laikysena, paskui turėsime dar vieną harmoniją, projektą, kuris eina dabar, kuris šiaip yra mano flagmaninis projektas ir tai bus paskutinė galimybė sudalyvauti būtent šioje harmonijoje ir paskui mes vėl turėsime lieknėjimą, maratoną, nes prieš naujus metus privalome turėti lieknėjimo maratoną, kitaip negali būti, mes visos norime įeiti į naujus metus ar į kalėdas sutikti gražiosiomis suknelėmis. Ir bus virtuozinio planavimo kursas, kuris padeda moterims kaip tik išeiti iš chaoso ir matyti aiškumą, kryptis ir nuolat žinoti kiekviename žingsnėje, kur tu eini, kodėl tu ten eini ir ką tu rasi atėjusi. Taip, taip, tuoj papasakosim apie praktikas Raimondas. Ir Platinum narystė, šiaip kainuoja 650, nuo dabar mes Platinum pardavinėjame tik iki naujų metų, nes paskui bus nauja programa. Šiuo metu jūs galite įsigyti ją su nuolaida irgi tik už 552 eurus, skaičiuojant
eurais per dieną, kiek jūs investuojat už praktikas ir už eterius specialistų, mūsų ekspertų, tai išeina iki 2 eurai su kažkiek platinum ir 1,5 euro, dar gali būti ir mažiau, jūs investuojate norėdamos turėti basic narystę. Vos euras, apie eurą 50 jūs sumokate ir turite viską, apie ką mes šį vakarą visą kalbėjome. Ne? Tai yra ne tik praktikos, tai yra jūsų vidinės būsenos pokytis, tai yra sistema, kuris padės jums išeiti iš to chaoso ir pagaliau matyti kaip minimum šviesą tunelio gale ir eiti ten. Aš nežadu jums stebuklo per mėnesį, tu visą pasikeisi, tu jau ten skraidysi. Ne. Tikrai kartais... O narėms platinum yra galimybė, mes susitikinėjame, mes turime renginius ir dabar, pavyzdžiui, Kaune Panos pradeda draugauti net tarpusavėje. Jos susitinka ir turi Olandijoje su Vokietija, ir Kaune dabar buvo susitikimas ir vis dažniau. Ir mes svarstome apie galimybę daryti, skirtingose miestuose susitikimus ir kartais atvažiuosiu ir kartais daryti tiesiog organizuoti merginų susitikimus, ne online, bet offline. Taip. Ir taigi, grįžtu, platinum galima įsigyti metinę narystę vėlgi išsimokėtinai, mokant, kad ir 12, man taip atrodo, mėnesių, už 552 eurus ir norint prisijungti vieną mėnesį ir sudalyvauti lieknėjimo maratone, šiuo metu jūs galite tai padaryti už 84 eurus 15 centų. Šį nuolaidą galiuoja tik šiandien, jūs galite, jeigu nežinote, ar norite, norite prisijungti, bet šiuo metu negalite jau nusipirkti, jūs galite palikti, ne? Ar yra pas mumis, kažkur buvo įkelta nuoroda, man taip atrodo, kur jūs galite užsiregistruoti ir užsitikrinti savo kainą ir paskui grįžti prie jos ir apsimokėti. Ne? Bet tik šiandien galioja šį kainą, nuo rytojaus kaina bus įprasta, prisijungti bus galima, tiesiog nebus nuolaidos. Taigi, kur mūsų Raimondačka, tai yra mūsų žvaigždutė, labai meniška siela, kurią labai myli moteris ir jį mūsų akademijoje duoda mums kundalinį jų pamoką. Tikėtina, kad Raimonda iškeliaus gyventi su manimi į Ispaniją, tai mes darysime jums praktikas iš Valencijos, galbūt pakrančio. Taip. Labas. Labuka. Girdžiuosi. Pakeliui. Jo, jau beveik prie Klaipėdos, tai smagiai tavęs paklausiau ir taip, wow, ir toks, žinai, ir pasididžiavimas, ir privilegija kartu būti šitoje akademijoje, kartu su tavim. Nes šitos vertybės yra, man viskas irgi yra apie darymą, žinai, tai nori būti laiminga, tai, žinai, padaryk, tai labai ačiū tau, tikrai dar tu mane įkvėpė ir priminėjai apie nuostabius dalykus, apie kuriuos ir aš esu ir apie kuo aš irgi dalinuosi, tai dalinuosi visiškai praktikom iš savo patirties. Mano čia irgi gyvenimo istorija labai didelė ir plati ir banguota, bet tai, kas man padėjo, aš nuoširdžiai tom dalinuosi ir taip pat gyvenime atradau dėka ligų, dėka visų sunkių situacijų kundalinį jogą, kuri man šiuo metu padeda taip pat subalansuoti savo, jinai veikia tiek emocinį, tiek psichologinį, tiek dvasinį kūną bei fizinį. Jinai yra viena iš galingiausių jogų, nustatyta jau moksliniais tyrimais, nes jinai apima ir garsą, ir kvėpavimą, ir fizinius pratimus. Ir mes judindami kūną per kvėpavimą ir garsą, mantras, sakydami, judiname, liečiame tam taškus kūne, meridianus, kurie aktyvuoja kraujotaką, visą mūsų parasimpatinę bei ten nervus klajoklį, žodžiu, čia neįsiplėsiu. Ir praplečia mums, kaip sakant, mūsų sąmonę ir mes suvokiam ir atrandam, kas aš. Ir galim save ištransliuoti per fizinį šitą kūną, save ir kuo mes galime, žinai, jeigu mes negalime pasikliauti savimi, tai kuo mes galim tada pasikliauti, žinai, tai tas visas pasitikėjimas, tikėjimas savimi ir yra tai, kad mes nepaveskime savęs, ne, tai tas rytinis atsikėlimas, tas rytinis nusilenkimas prieš save ir tas pažadas tai sistemai, kurią mes sukuriam ir kurią man irgi patinka būti dalimi, kad tu ateini, tu nusilenki savo. Oi, man čia skambino, sorry. Ar girdžiuosi aš dar? Taip. Čia biški, jo. Ir jo, man čia skambinėjo vaikai, sorry. Jo, girdžiuosi, ne? Aha, taip. Tai va, tai tas nusilenkimas savo ir prisiminimas, kad aš nesu tik fizinis kūnas,
Tai kundalini joga būtent apie tai, tai yra daugiau pajutimas savęs ir mes mokinamės, lavinam tą savo sąmoningumą, ne, savistabą ir žodžiu, jo, per būtent fizinį kūną, kur tada su laiku duodame savo laiko, žingsnis po žingsnio ir man labai smagu, kaip šitoj akademijai moteris, iš tikrųjų tas palaikymas be galo jaučiasi ir kad ir mes nesutinkam, o būnam tame online. Aš taip pat esu atėjusi pas Mariną, taip pat kaip klientė, kaip masažų, kaip gerbėja jos ir tapus jau dalimi to, kur jau esu 2 metus. Ir aš irgi ne visada viską darau, bet aš visada svarbu grįžti, svarbu kažkada nepadarai, svarbu po mažą žingsnelį ir mes visos čia nuoširdžiai tuo dalinamės. Ir žodžiu, tai va, tai kundalini joga irgi man gera čia dalintis, kai aš irgi pasijungiu su moterimi, matau, kaip jos daro ir kaip jos jaučias, kokį tą poveikį jos gavo, kokį tą pliūpsnį energijos, žodžiu. Tai mes čia irgi didinam su ta joga savo energetinį resursą, žodžiu. Atsakyti į jūsų klausimus, jeigu jūs tokių turite. Vis dar aš matau, kad labai geras likimas yra merginų, pasilikusių iki galo. Ar yra klausimai? Galite užduoti bet kokius klausimus, kurie jūs kamuoja prieš mums einant ilsėti. Nes kol jūs rašote, jeigu jūs rašote, aš noriu jums priminti, kad jūs tikrai visada turite 2 kelius. Ir dabar taip pat jūs galite išeiti šiandien ir rytoj, atsikelti ir padaryti vaizdą, kad jūs negirdėjote visko, ką jūs išgirdote ir nepatyrėte ir nepagalvojote, ir netėjo jums visi tie suvokimai ir gyventi tą patį savo gyvenimą, tik atsakykite savo, kas bus už metų, kur aš būsiu už metų, kur aš būsiu už 5, jeigu aš nieko nekeisiu. Nes gyvenimas pasikeis, nebus taip, kad niekas nepasikeis, kaip Marija šiandien sakė, nebūtinai bus pokytis. Tik ar jis bus toks, kokį jūs norėtumėt. Ar jūs tikrai priartėsite prie to gyvenimo, kurį nešiojate kažkur, galbūt giliai širdyje, o galbūt ir negiliai, o labai paviršiumi. Tai jūs metai vis tiek praeis. Tik kokie jūs būsite po metų ar po 5 priklauso nuo jūsų sprendimų. Ir galbūt jūs prisiminsite šią dieną kaip tą dieną, kai įvyko pokytis. Nes aš manau, kad kadangi aš jau pasakiau, kad jūs prisiminsite, kad nors jūs prisiminsite šią dieną. Galbūt kaip diena, kai įvyko pokytis ir viskas pradėjo keistis, galbūt kaip stebuklingų būdų, o galbūt jūs prisiminsite ir pagalvosite, kodėl aš tada irgi vėl pasakiau savo vėliau, kada nors vėliau. Tai va, tas vėliau dėja gali ir neateiti. Taip. Ar įsigijant Platinum narystę įeina ir maratonai? Be abejo, tai tam jį ir yra Platinum. Ten įeina visi maratonai, visos veiklos ir jūs įeisite ir visos veiklos, kurios yra, mėnesio eigoje viskas jums priklauso. Liepos mėnesį mes įkelsime visus maratonus, kurie buvo iki tol, apart 1 mėnesio, nes mes netekome dėja įrašų. Tai va, nuo svajonių revizijos visi įrašai bus sukelti ir Liepos mėnesį aš nevykdysiu aktyvios veiklos, bet jūs galėsite išsirinkti jums norimą maratoną ir praeiti jį dar kartelį. Man reikia pokyčių čia ir dabar, super Donata, labai laukiame prisijungiant. Taip, ačiū už vakarą, taip, ačiū už gerą vakarą, už dovanas ir energiją. Gero vakaro, Jovita. Taip, Goda, mes parašysime pačios. Ar galiu iškeisti į dėkliuką? Pažiūrėsime, susitarsime, mes jau akademijoje tikrai išsiaiškinsime. Taip, dalyvauju webinare, Sandra Goda. Kažkas klausia, kaip prisijungti mėnesio basic. Yra nuoroda, nežinau, su skaičiais, ne? Ir galima įsigyti, kažkas klausia, ar mėnesį. Taip, galima ir šiai dienai tai kainuoja tik 25 eurus ir jūs prisijungėte visam mėnesiui į basic narystę. Ar galima kas mėnesį mokėsite už narystę? Galima, tik jeigu jūs mokėsite atskirai kas mėnesį, jūs mokėsite po 50 eurų. Jeigu jūs mokėsite, įsijungėte prenumeratą, jums tai kainuos 45, bet išeiti iš prenumeratos, unsubscribinti jūs galite bet kuriuo metu.
Jūs galite pabūti 2 mėnesius ir išeiti, tiesiog subscribas visada duoda geresnę kainą. Ačiū Jums labai už buvimą. Parekomenduosime dėl Haliux kauliuko, kaip galima atstatyti. Haliux valgus kauliukas yra susijęs su netaisyklinga pėdos padėtimi, tai yra netaisyklingų pėdos visų raiščių, sąnarių ir raumenų funkcionavimu ir tuo pačiu su laikysena. Tam, kad atstatyti Haliux valgus, reikia atlikti taisyklingus pratimus pėdai ir dirbti su visų kūnu, įskaitant ir mūsų diafragmą. Kaip dirbti su Haliux valgus, mes darome, viską su Haliux valgus mes darome laikysenos pėdų ir žingsnio, o dabar jau ir bėgimo maratone. Tai jeigu jūs prisijungėte dabar, Liepos mėnesį jūs turėsite galimybę atlikti visą maratoną, o paskui pakartoti jau sekantį maratoną, nes jie tarpusavėje skyrėsi jau, kada, man taip atrodo, rugsėjį, pas mus bus laikysenos vėl maratonas. Tai tiesiog reikia normalizuoti visus įtempimus ir achilo, ir sustruktūruoti visas miofascialinės grandis tam, kad kauliukui nebūtų poreikio, nes kas tai yra ne kauliukas, tai yra mūsų, sakykime, tai yra pėda, ir tai yra pėdos nykštis didysis, pirštas. Ir tam, kad kūnas, kadangi krenta, nes kūno įtempimai yra netaisyklingi, jis turi išeiti, jūsų pirštakaulis ir padikaulis turi išeiti į šoną, taip suformuojant didesnę atramą. Tai tam, kad grįžtų, pas mane jau daug mažesnis yra kauliukas, faktiškai beveik nebėra. Mums tiesiog reikia atstatyti kūną, kad nebūtų poreikio Haliux valgus zonai išsiplėsti. Kai ateina perimenopauzė, nėra jokių vilių, tikiuosi pasijaukinti šį periodą. Mes įvedame, dabar mūsų dėstytoja dėja šiek tiek iškrito, bet mes įvedinėjame paskaitas atskiras ir pratimus, netgi būtent skirtus perimenopauzė ir kalbame apie maitinimą perimenopauzės metu ir apie tai, kaipgi suvaldyti tą hormonų audrą, kuri vyksta ir pereiti šį periodą maksimaliai minkštai. Noriu padėkoti Jums ir Jūsų komandai. Ačiū labai, mano komanda yra nuostabi, viskas taip sklandžiai vyksta, būtent jų dėka. Aš irgi noriu padėkoti savo komandai. Taip, pabaiga, žiūrim, taip, esate, žinoma. Aha, už dovanas, taip, ačiū už vakarą, ačiū Jums, ačiū labai, merginos, ačiū, susitars. Jeigu kreivas kūnas, klubai ne vietoje, sakėte, kad pratimai gali pakenkti, tai ką daryti? Sakėte, kvėpuoti, masažuoti pėdas, kokias vietas masažuoti? Edita, nejaugi Jūs galvojate, kad aš webinaro metu galiu pasakyti Jums, kokias Jums vietas masažuoti, jeigu aš nematau Jūsų kūno. Jeigu Jūs esate akademijos narė, Jūs atsiunčiate nuotraukas, mes nagrinėjame, žiūrime ir aš tada Jums galiu pasakyti, ką labiau atkreipti dėmesį. Arba jeigu Jūs man bent jau paaiškinate. Bet reikia masažuoti pėdas, reikia būtinai atlikti taisyklingą kvėpavimo techniką. Reikia dirbti su fasciniais tempimais, reikia dirbti su klubų mobilumu, su dubens mobilumu, su klubais, su dubens mobilumu, su laikysena, su kvėpavimu. Reikia dirbti su kaklu atskirai. Suprantat, labai daug skirtingų veiklų reikia atlikti po truputėlį tam, kad atsistatytų visi kūno įtempimai. Tai yra ilgalaikis darbas, tai net nėra sprintas, tai yra darbas ilgoje perspektyvoje. Aš esu sukūrus visą sistemą, pasakyti tiksliai, žiūrėkit, kokias vietas masažuoti. Masažuokite visus skliautus, kaip minimum, atramos taškus, visą pėdą ir atlikite būtinai pratimus skliautų stiprinimus. Tai, ką aš galiu Jums pasakyti. Kaip tai padaryti, aš būtinai parodysiu, ateikit pas mus į akademiją. Tai kainuoja visai nedidelis pinigas. Einu daryti harmonijos, super, kaip visada puikia energija, super, labai norėjau laimėti ir pavyko, geras, liuks, sveikinu Sandra. Ir keisti valinę, teisingai Marija, grįžau, kažkodėl mane atjungė buvo, grįžo, Godavo atsirado, tai susiderinsim. Ačiū už seminarą, dėkui viso, iki rytojus. Patikslinkite, kur yra nuoroda su mėnesio išbaldymo pasiūlymu, Jums jau atsiuntė, nuoširdžiai ačiū labai Laima, labai ačiū, iki ryt. Jei nori iš Basic į Platinum perėti, galite pateikti pasiūlymą, be abejo. Rasa, jeigu kartais negausiu atsakymo, parašykit mokymai @marinašpak per sh.lt ir būtinai padėsime perėti iš Basic į Platinum. Dėkuoju už paskaitą, dėl trikdžių buvo momentas, kad negirdėjau pabaigos, bet vis tiek dėkui. Ačiū labai Goda, bet negirdėjau, bet laimėjai dėkliuką. Ne dėkliuką, kažką, Platinum mėnesį.
Ar galima su jumis turėti asmeninę konsultaciją prieš pradedant Platinum narystę? Galima, bet ar verta? Nu, Donata, kokiu tikslu? Labai įdomu, ne? Tikslas turėti su manimi asmeninę konsultaciją. Mano asmeninė konsultacija minutėlė kainuoja 250 eurų. Narystė metinė kainuoja, kiek dabar, 550. Jūs kiekvieną dieną galite mane jūzinti ir užduoti man skirtingus klausimus, turint mano faktiškai kaip ir narystė konsultaciją. Jeigu jums reikia, jūs galite įeiti ir aš atsakysiu, padėsiu jums sustruktūruoti, atsakysiu jūsų klausimus ir duosiu rekomendacijas. Taip, interneto trikdžių, viskas gerai. Bet parašykit, kokių klausimų, galbūt yra svari priežastis ir galbūt sakysiu tikrai taip yra svarbu. Norėsiu basic, labai faina, junkitės, buvo smagu, naudinga, labai džiaugiuosi. Ačiū už seminarą, nors neturėčiau sakyti, bet jei esate Platinum, gal net nelabai verta imti atskirai konsultaciją. Ta patį ir sakiau, jeigu nesate, jeigu einate į Platinum, aš asmeniškai, sakyčiau, yra dalykų, dėl kurių ir Platinum narės ateina į asmeninę konsultaciją. Bet tai jau yra vedimas toks, kurio mes negalim nagrinėti viešai ir tai yra rimtesnės vidiniai procesai, kuriuos mes turime išnagrinėti. Ir tai dažniausiai tikrai nėra susijęs su mūsų kūnu. Jūs nežinote, kiek Marina visko atiduoda, kiek skiria savęs visoms narėms. Aš gyvenu akademijoje beveik. Ačiū už viską. Ačiū labai. Donata, jeigu kartais jūs vis dar mane matote, jūs man, tai tada užvesiu klausimais kaip Platinum narys. Prašom, ateikit į Platinum narystę ir klausinėkite. Kiekvieną dieną galite sudaryti sąrašą. Marina, atsakykite į klausimą tokį ir tikrai užverskite mane klausimais kaip Platinum narė. Aš atsakinėjau, būna kartais dienų, be abejo, kaip tokia šiandien, kaip jūs galvojate, aš turėjau laiko, neturėjau. Tai tada aš sėdu rytoj, skirsiu laiką ir atsakysiu į klausimus akademijoje. Junkitės, aš tikrai jūsų laukiu ir aš esu tikra, kad jūsų gyvenimas nebus toks, koks buvo. Tai nėra pinigų leidimas. Mes kartais galvom, aš turiu pinigų ten išleisti akademijai. Tai yra investicija, tai yra tai, apie ką kalba Albertas, bet tik tai yra investicija į tavo gerą savijautą senatvėje, kad nereikėtų priklausyti nuo vaikų, kad jie tave ten nešiotų, nuo valstybės, kad tu susikurt, nes jeigu tu turėsi energijos ir senatvėje gyvensi visai kitaip. Nenoriu viešai. Tai nenorint viešai, reikia tada ateiti į asmeninę konsultaciją drąsiai. Taip, ok. Gerai, merginos, ačiū Jums labai už dalyvavimą. Man buvo smagu, kaip visada. Visų laukiu projektuose. Keiskime mūsų gyvenimus. Jūsų gyvenimas yra sukurtas tam, kad jūs nuo jo kaifuotumėt ir taškas. Mums nereikia kentėti. Labai romantizuojama yra kančia. Tai nėra tai, ko mes atėjome į šį pasaulį, tai nėra tai, ką mes turime veikti šioje žemėje. Turėkite tai minti. Mes galime ir turime kaifuoti nuo visko, kas vyksta. Myliu, bučiuoju, puch ir iki pasimatymo.